Tai sveiki dar kartelį, pradedame prieš paskutinę temą vaiko piešinio raidos ir interpretacijos ypatybės. Aš norėčiau jūsų paprašyti, kad gali būti, kad mes nespėsime šitos teorinės paskaitos metu sutilpti 1,5 valandos tą tarpą. Jeigu truputėlį užtruktume, aš vis tiek norėčiau paskaitą pabaigti ir tada daryti pertrauką. Ar sutinkat? Taip, gerai, sutinkam. Na, tai ir puiku. Taip, tai tada dabar noriu pradėti paskaitą tokią labai gražią Vidlošerio sentenciją apie vaiko piešinį. Piešinys, kaip ir bet kuri kita žmogaus išraiškos forma, atskleidžia vaiko turtus tam, kas sugeba į tai pažiūrėti naiviai ir atsargiai. Reikės atidžiai stebėti, kaip vaikas piešia ir ką jis ketina nupiešti, papasakoti mums istoriją ir nieko daugiau. Bet tame sumanime atpažinti daugybę būdų, kuriais jis pasinaudoja, kad kitiems perteiktų savo troškimus, konfliktus ir baimės. Na, iš tikrųjų, Vidlošeris yra vienas iš prancūzų psichoterapeutų, psichoanalitikų, kuris tyrinėjo vaiko piešinius ir jo išleista studijų knyga yra tikrai labai populiari prancūziškai kalbančiuose kraštuose. Na, o paskaitos tikslas būtų aptarti vaiko piešinio raidos ypatumus, išryškinant brandumo mokyklai požymius. Manau, kad galbūt brandumo požymių išryškinimas aktualizuotų ir tą mano dalyką, kodėl, tarkim, jis gali būti naudingas specialiesiems pedagogams, na ir galbūt išplės ir jūsų profesinės galimybės, profesinės karjeros perspektyvą. Taigi šios paskaitos turinyje mes aptartume pirmiausiai tą poreikį, kodėl reikalinga mokyti suprasti ir interpretuoti vaiko piešinį. Toliau, na, būtų tos brandumo komponentės, tai yra fizinė brandumo komponentė, pažintinė brandumo komponentė, socialinė ir emocinė brandumo komponentės. Na ir aptartume vaiko piešinio interpretacijos kryptis, kurios kaip tik tai su socialinė ir emocinė brandumo komponentėmis yra labiausiai susijusios. Be abejo, žinoma, ir fizinė, ir pažintinė atsiskleidžia, bet na, tai, ką dažniausiai atlieka psichologai, tai interpretuoja būtent socialinė ir emocinė brandumo komponentė, kuri galbūt mažiausiai, na, taip konkrečiai, struktūriškai ir apčiuopiamai būtų apibrėžta. Taigi, vaiko piešinio supratimas ir interpretacija, na, turi keletą tų tokių pagrindų. Ir šitoje skaidrėje galite pamatyti tas struktūrinės priežastis, kodėl tai gali būti svarbu. Tai pirmiausiai tai, kad vaikystės amžiaus tarpsnyje piešimas ir žaidimas yra dvi svarbiausios veiklos. Ir visi vaikai iš tikrųjų žaidžia ir labai dauguma vaikų piešia. Kodėl tas piešimo pomėgis dingsta, na, mes pabandystume pasižiūrėti ir atrasti priežastis, kai kalbėtume apie vaiko piešinio raidą. Taigi, kadangi piešimas ir žaidimas yra dvi svarbiausios vaikystės amžiaus tarpsnio veiklos, tai psichologai seniai pastebėjo tą projekcijos mechanizmą, kad paprastai kaip vaikas elgiasi, ką jis vaizduoja savo piešiniuose arba kokį herojų jis pasirenka žaisdamas, na, visada yra susijęs su jo vidiniais išgyvenimais, jo pasaulėžiūra, jo supratimu apie tai, kas galima, kas negalima, kaip žmonės elgiasi įprastai aplinkoje ir tuo pačiu su tam tikrų stereotipų įsisavinimu. O būtent tai ir atskleidžia vaiko brandumą mokyklai. Na, o paprastai vaiko brandumas mokyklai yra susijęs su specialiųjų poreikių nustatymu ir vaiko gerovės komisijos ugdymo įstaigose tiek darželyje, tiek ikimokyklinėse grupėse, tiek mokyklose, pradinėse ar pagrindinėse iš tikrųjų susiduria su vaikų specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Na ir vienas iš dalykų, kurie gali įrodyti, kad vaiko branda atsilieka, būtent ir yra piešinys. Be to, vaiko gerovės komisijos nariai turėtų konsultuoti kolegas mokytojus, taip pat turėtų konsultuoti ir tėvus.
Taigi štai tos priežastys, kodėl vaiko piešinio supratimas ir interpretacija yra svarbus ir reikalingi, na, čia yra ir išdėstytos. Dabar, kalbant apie tą brandumą, verta būtų turbūt pastebėti, kad mes galime surasti apibrėžimų ir štai Nacionalinėje švietimo agentūroje galime atrasti švietimo naujienų, švietimo problemos analizės leidinį, kuriame yra teigiama, kad šiuolaikinėje pedagogikoje vaiko brandumas mokykloje yra apibrėžiamas kaip kompleksiškas ir daugiakomponentis vaiko fizinės, psichinės, socialinės, emocinės, kalbinės ir pažintinės raidos reiškinys. Tai čia kaip tik tai tas komponentės ir matome. Na, dėl jų būtų galima šiek tiek galbūt pasiginčyti, nes iš tikrųjų pati ta branda, na, taip, tikrai galima sutikti, kad tai yra daugiakomponentis vaiko, vaiko tiesiog atspindys, vaiko gebėjimų, galimybių, kompetencijų atspindys, bet štai pačios tos struktūrinės detalės, psichinės, socialinės ir emocinės, tai socialinės, emocinės ir pažintinės kaip tik tais ir sudaro psichikos struktūrą. Tai galbūt, na, tiesiog vieną kažkurį tai žodį buvo galima iš šito apibrėžimo ir praleisti, jeigu yra išvardintos kitos sudėtinės dalys. Na ir mes galime atrasti tam tikrą atitikmenį tarp bulgarų dailės terapeutės, psichologės, mokslininkės Zlatevos teiginių apie tai, kas yra vaikų piešiniai. Tai ji teigia, kad vaikų piešiniai yra jų raidos pažangos įrodymas. Tai reiškia, kad mes, jeigu palyginame, tarkim, 2 skirtingų amžių to paties vaiko piešinį, tarkim, kai jam yra 5 metukai, 7 metukai, 9 metukai, tikrai mes galime pastebėti, kad piešinys yra pasikeitęs ir ta kaita kaip tik ir yra susijusi su raidos pažanga. Ir taip pat ji gali ir tapti, piešinys ir gali tapti tos raidos pažangos įrodymu. Na, vaikų piešiniai suteikia langą į savo vidinį pasaulį ir savo požiūrį į tai, kas vyksta aplink juos. Tai psichologai jau seniai pastebėjo tą projekcijos fenomeną tiek vaikų žaidimuose, tiek vaikų piešiniuose, todėl tos 2 veiklos yra išnaudojamos. Kai, tarkim, ateina suaugę, kreipiasi dėl vaiko ir ateina į šeimos terapiją arba, tarkim, vaiką veda pas psichoterapeutą, tai visada tos 2 veiklos yra tyrinėjamos ir dažniausiai tokie užsiėmimai su vaikais ir vyksta. Na ir dar vienas jos teiginys, kad vaikų piešiniai yra universali ir veiksminga vaikų ir suaugusiųjų bendravimo priemonė, mums atskleidžia, kad iš tikrųjų vyksta ir komunikacija. Tai reiškia, iki tam tikro laiko, kol vaikas įvaldo kalbą ir pradeda kalbėti šalutiniais sakiniais, tai reiškia, šalia pagrindinio sakinio tarnys veiksnys atsiranda šalutiniai sakiniai, kurie gali apibrėžti aplinkybės, patikslinti vietą, laiką ir panašiai. Jiems yra kur kas lengviau taip išreikšti savo supratimą ir atskleisti, kas juos jaudina, būtent per piešinius. Tai jeigu mes mokame juos skaityti, tai tokiu būdu mes galime ir suprasti, kasgi vaikas slegia, kas su juo atsitiko, kas yra jam blogai ir na, kokių baimių jisai turi ir panašiai. Taigi, kaip teigia Vidlošeris, vaiko evoliucija priklauso nuo malonumo, kurį vaikas gauna vaizduodamas. Atsitiktinai pieštuku ar teptuku sukurta kokia nors detalė jam teikia pramogą. Vaikas stengiasi tą detalę iš naujo pavaizduoti. Vadinasi, visas šis formų pasaulį pagyvinantis judėjimas priklauso nuo akies ir rankos koordinacijos ir noro pareikšti. Būtent faktorių visumo stimuliuojama ir nuolat besikeičianti pusiausvyrą sukuria vaikiško realizmo stilių. Na, dabar vėlgi, žvelgiant į išvardintas štai vaiko brandumo komponentės mokyklai, tai čia tokiamis schematinėmis rodiklėmis pažymėjau, kad socialinė emocinė kompetencijos labiau priklausytų tai psichiniai ir taip pat pažintinė, kuri yra susijusi su mąstymu, su dėmesiu, su atmintimi, taip pat priklausytų psichiniai, nes tai yra tiesiog psichikos turinys. Tai pabandysime vis tik tai visas tas komponentes apžvelgti.
Na ir vėlgi Remozės Zlatevos teiginys, kad vaikų dailinės veiklos plėtra yra glaudžiai susijusi su bendru psichologiniu, fiziologiniu, intelektiniu vystymusi. Tai reiškia štai su fizinė brandumo komponente, su pažintinė brandumo komponente, su psichologinė brandumo komponente, tame tarpe socialinė ir emocinė. Toliau ji teigia, kad vaikų piešiniai yra jų vidinio pasaulio, jų išgyvenimų ir juos supančio pasaulio suvokimo atspindys. Vėlgi papildymas to, kas buvo anksčiau sakyta, ir kad vaikų piešiniai sintezuoja vaiko supratimo, atminties, mąstymo, patirties su daiktais ir bendravimo su suaugusiais bruožus. Na va, tai atrodytų, kad šita skaidrė papildo tai, ką prieš buvo sakyta ir ką Zlateva teigia apie vaikų piešinius. Na ir dar kartą Vidlašerio citata, kad suvokti reiškia veikti aplinką, ją skaidyti pagal dėsnius, kuriems įtakos turi tai, kaip žmogus planuoja savo veiklą, kokią padėtį toje aplinkoje užima žmogaus kūnas. Tikėtina, kad piešiant reiškia pasitelkti tam tikrą formų registrą, kad sužadintume vaizdo ir tikro daikto suartėjimą. Na va, tai pereiname dabar prie vaiko gerovės komisijos, apie kurią jūs tikrai žinote, tikriausiai jums ir dokumentai jau yra pristatyti, ką vaiko gerovės komisija atlieka ir kas paprastai įeina jo sudėtį ir kokius tos dokumentus reikia užpildyti. Tai aš nepasakysiu nieko naujo, tiesiog tik tai aktualizuosiu, kas būtų susijęs su vaiko piešiniu. Na ir dokumente yra teigiama, yra tiesiog įtvirtinta, kad įvertinimą vaiko brandumo mokykloje atlieka vaiko ir specialiuosius poreikius, taip pat nustato vaiko gerovės komisija, pedagoginė psichologinė tarnyba, reiškia tų dviejų darinių bendradarbiavimas turi vykti. Toliau taip pat gali padėti vaiko poreikius įvertinti ir brandumą nustatyti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, na ir Švietimo ir mokslo ministerijos specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Tai paprastai štai šitų specializuotų darinių funkcijos yra pasitelkiamas tada, kai kyla tam tikras poreikis, tarkim, spręsti kažkokį ginčą arba patikslinti informaciją, arba geriau suprasti tiesiog kurčiojo arba neprigirdinčiojo asmens situaciją arba aklo ar silpnaregio vaiko situaciją. Tai be abejo, kad tada pasikviečiami į pagalbą ir kiti specialistai. Na, specialųjį ugdymas ir švietimo pagalbą skiria tarnybos vadovas ir mokyklos vadovas. Taip pat, o teikiant ir teikiant dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo, tai yra pildomi net 8 tie dokumentai, tai yra stebėjimo kortelė, anketa, ugdymosi pasiekimo aprašo, sutikimas tėvų, vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialių ugdymosi poreikių, pirminio pakartotinio įvertinimo, vėlgi sutikimas vienam iš tėvų dėl dokumentų pateikimo PPT tarnybai, pažyma dėl specialių ugdymosi poreikių pirminio pakartotinio įvertinimo, kurią pildo PPT tarnybos specialistai, ir pažyma dėl specialių ugdymo ir švietimo pagalbos skirimo, kurią jau pildo mokyklos vadovas. Na ir tie svarbiausi dokumentai, kuriuos pildo mokytojas arba pradinių klasių, tarkim, mokytoja arba darželio auklėtoja, tai yra pirmieji 2. Tai yra stebėjimo kortelė ir anketa. Tai reiškia, kad, nepaisant to, ar tai bus specialusis pedagogas, ar tai bus ir greičiausia, kad tai bus paprastas tiesiog mokytojas dalykininkas arba pradinių klasių mokytojas arba darželio auklėtoja, kurie ir turės pirmosius dokumentus užpildyti, bet esmė yra tame, kad greičiausiai jie ateis pas specialųjį pedagogą konsultuotis ir greičiausiai prašys kažkokių papildomų tokių dalykų, kaip įvertinti vaiką ir taip toliau, nes tokiam mokytojui tikrai gali kilti neaiškumų. Taigi, štai kaip atrodo ta stebėjimo kortelė ir anketa, kurią reikės užpildyti. Na ir ką mes čia dabar atrandame, kad vaiko gerovės komisija, kai atlieka įvertinimą, reiškia, turi gauti tos dokumentus, taip pat turi gauti sutikimą, tėvų sutikimą, tada jį kreipiasi į tarnybą, kurios veiklos teritorija yra mokykla dėl išsamesnio įvertinimo.
Na ir Vaiko gerovės komisija pateikia tarnybai pažymos dėl įvertinimo kopiją, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių, prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus. Taigi piešinius reikia surinkti. Mokinio rašto darbus taip pat reikia surinkti. Na ir be abejo, kad juos reikės kažkaip suklasifikuoti, pabandyti galbūt tiek anketoje, tiek stebėjimo protokole kažką aprašyti. Taigi mes jau prieinam prie tų konkrečių detalių, kurios tikrai yra svarbios. Na ir lygiai taip pat tarnyba, kuri paskui jau rašo pažymą apie specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų skirimą, ji taip pat remiasi tiek mokinio rašto darbais, tiek piešiniais. Reiškia, šitie du dalykai yra tiesiog įrodymai, dėl ko galima specialų ugdymą skirti, dėl ko galima skirti specialią pagalbą, na ir tuo pačiu įvertinti vaiko brandumą mokyklai. Taigi, akivaizdu, kad vat štai tas darinys, kuris yra susijęs tiesiogiai su specialiųjų poreikių nustatymu, su vaiko brandumo mokyklai įvertinimu, naudojasi vaiko piešiniu kaip įrodymu, taigi mes turime tiesiog suprasti, ką tas piešinys mums reprezentuoja ir ką mes galime, kokią informaciją apie vaiką galime iš jo ištraukti. Na, dėl ko dar labai norėjau aktualizuoti visus tuos dokumentus, tai iš tikrųjų teko dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdyje ir matyti tokius, sakyčiau, tikrai nepalankius dalykus, kurie, pasako, diskredituoja pirmiausiai pačią tą struktūrą, kuri buvo sukurta dėl švietimo pagalbos suteikimo mokiniui, todėl kad prasideda ginčai tarp Vaiko gerovės komisijos narių ir toks nepagarbus santykis vienos su kitais, kada yra prieštaraujama, tarkim, psichologo padarytai išvadai, teikiamai rekomendacijai arba, tiesiog tiems įrodymams ir panašiai, tai reiškia, čia atsiveria nesusikalbėjimo galimybė. Tai jeigu Vaiko gerovės komisijos nariai nesusikalba patys, ką jie gali reprezentuoti tada vaiko tėvams, kurie iš tikrųjų yra labai pasimetę ir labai neužtikrinti ir kaip praėjusį kartą ar jūsų grupė, ar kažkurioje kitoje teigia, kad žemė slysta iš po kojų, kai tarkim yra pasakoma kažkokia diagnozė apie vaiką. Tai tas susikalbėjimas tikrai turėtų būti, reiškia, į Vaiko gerovės komisiją einantys specialistai, tiek specialusis pedagogas, tiek logopedas. Ne visose mokyklose yra psichologas, kuris gali vaiko piešinius įvertinti arba, tarkim, painterpretuoti ir teikti tą pagalbą. Vilniuje tai tikrai mokyklose poreikis psichologų yra užpildytas, bet kitose Lietuvos miestuose mes tikrai galėtume tos psichologus ant rankos pirštų suskaičiuoti. Tai be specialiojo pedagogo logopedo dar turėtų įeiti socialinis pedagogas, kažkas iš mokyklos administracijų, kažkuris pavaduotojas greičiausiai ugdymui. Na ir be abejo, tada komisijoje dar mes sutinkame tą mokytoją, kuris kreipiasi dėl štai ir surinko tos dokumentus ir be abejo, ką nors iš tėvų. Taigi, jeigu prasideda kažkoks nesusitarimas ir skirtinga, tarkim, mokinio rašto darbų interpretacija, piešinių, sakykime taip, interpretacija, iš tikrųjų tai nerodo gero ir sklandaus tarnybos, ne tik tai tarnybos, bet pirmiausia Vaiko gerovės komisijos darbo ir diskredituoti pačią tą struktūrą, kuri dėl švietimo pagalbos buvo sukurta. Tai iš tikrųjų tos konsultacijos kolegoms turėtų būti tikrai kompetentingos, tai konsultuojantis specialusis pedagogas ar logopedas turėtų patarti, kaip stebėti, kaip surinkti tuos įrodymus, kaip užpildyti stebėjimo kortelę. Ir labai tikėtina, kad tikrai jūsų tokios pagalbos prašys. Jis taip pat turėtų konsultuoti, kaip surinkti įrodymus, argumentuoti, užpildyti anketą, kaip argumentuoti vaiko raidos ir brandos mokyklai ypatumus. Ir teikdamas konsultacijas tėvams, argumentuotai paaiškinti vaiko raidos ypatumus, argumentuotai paaiškinti vaiko brandos mokyklai ypatumus ir suteikti vilties tėvams, akcentuojant vaiko raidos neuroplastiškumą. Tai reiškia, mes niekada negalime tiesiog labai kategoriškai ir visiškai
nesuteikiant jokios vilties tėvams išsakyti argumentus, kodėl yra taip. Todėl, kad tai yra labai nejautru, tai yra kartu ir gali būti net ir klaidinga, nes tikrai niekada mes negalime apie vaiką sakyti, kad nepakeičiamų dalykų nėra, kad tai, ką mes nustatėme, tiesiog taip ir liks. Tai neuroplastiškumas yra svarbus, yra tikrai labai svarbu tėvų pastangos, yra labai svarbu paties vaiko pastangos. Na, bet ir šiuo atveju tas neuroplastiškumas, nesakau, kad tai yra panacėja nuo tarkim, bet kokių problemų ir kad tai absoliučiai viską įsprendžia, bet neuroplastiškumas tikrai keičia situaciją. Ir tą taip pat turėtume žinoti ir suprasti ir vertinti. Taigi, dabar kaip atsispindėtų vaiko piešinyje tos vaiko brandumo mokyklai komponentės. Tai fizinio brandumo komponentė atsispindi akies rankos koordinacijoje. Prašau labai. Ir vėl telefonas. Ir atsiprašau labai, tuo išjungsiu garsą. Fizinio brandumo komponentė tai yra pirmiausia akies rankos koordinacija. Tai yra gebėjimas nupiešti grafinės formas, kurios atitiktų realaus objekto struktūrinės dalis. Ir prisimenant praeitą paskaitą, aš sakiau, kad kai mes skaitome vaiko piešinį, mes visada turime pastebėti kažką panašaus į realybėje esantį ekvivalentą. Tai reiškia, jeigu tai yra namas, tas namas vaiko piešinėje turi turėti bent vieną sieną, stogą ir langą arba duris, kad mes galėtume suprasti, kad tai yra namas. Tai va čia atveju labai svarbu yra, kad vaikas gebėtų nupiešti tas grafinės formas, ar jos ten bus šleivesnės ar kreivesnės. Neturi esmės. Svarbu, kad mes toje formoje galėtume atpažinti kažkokį realybės objekto ar dalį, ar jo struktūrinę kažkokią dalį, ar jį patį visą. Ir tai yra susijęs su akies rankos koordinacija. Toliau pažintinė brandumo komponentė, tai yra gebėjimas suprasti objektų struktūrą ir ją atvaizduoti, pasinaudojant tinkamomis grafinėmis formomis. Na, galima būtų sakyti, kad tai yra išvestinė akies rankos koordinacijos dalis, bet kartu ir ne, todėl kad vaikas stebėdamas aplinką, jis turi suprasti, kokia yra vieno ar kito objekto struktūra. Na, akivaizdu, kad kalbant va štai apie namą, kad yra stogas, sienos, langai ir duris, kalbant apie žmogų, kad yra galva, kūnas, rankos ir kojos. Ir tai va yra tie struktūriniai komponentai, kuriuos kažkaip piešinėje reikia atvaizduoti. Tai paprastai objektų struktūra yra suprantama juos stebint ir stebint, kaip jie juda, kokios jų dalys yra tos dinamiškos arba tiesiog nepaslankios, nejudančios. Tai paprastai vaikas stebėdamas intuityviai suvokia šitą informaciją. Žinoma, mes galime jį ir mokyti, kai, tarkim, naudojamės puzlę, kai naudojamės dėlionėmis, mes tada tikrai galime mokyti, iš kokių komponentų susideda žmogaus kūnas, pavyzdžiui, arba namas, arba medis, arba dar kažkas. Bet iš esmės, jeigu mes kalbame apie įprastinės raidos vaiką, tai tie dalykai dažniausiai yra intuityviai suvokiami. Ir kartu vaikas piešdamas, ieškodamas tų grafinių formų, kaip atitikti tuos realybėje esančius objektus ir jų struktūrą, pats mokosi. Socialinė brandumo komponentė tai yra gebėjimas suprasti sutartinės socialinės normas ir atrasti joms grafinių formų atitikmenis, pasinaudojant komponavimo dėsningumais. Na ir čia mes turime iš tikrųjų pagrindinių herojų, kurios vaikas vaizduoja savo kūrinyje, proporcijas, dydį, santykį, atstumus tarp jų ir panašiai. Na, be abejo, čia dar prasideda ir tokie sutartiniai dalykai, kaip pavyzdžiui, jeigu tai yra saulė, na vis tiek nepavaizduosi saulę žalios arba, tarkim, kažkokios mėlynos. Ir jeigu vaikas tokiamis spalvomis vaizduoja saulę, tai reiškia, kad jis peržengia jau tas sutartinės normas. Gali būti, kad tai yra jo emocijos. Galbūt jis buvo labai supykęs ir tas santykis, tarkim, su
tuo tokiu šviesiu, ryškiu apšvietimu yra tikrai pakankamai skausmingas vaikui. Tai tada galbūt iš čia kyla jo noras pavaizduoti tą saulę kokiamis nors kitokiamis, ne tomis sutartinėmis spalvomis, kuria saulė paprastai yra vaizduojama. Bet jeigu aiškinamės šitą santykį, mes tai galime sužinoti. Ir dažniausiai šitokį dalyką galime suprasti, kalbėdamėsi su vaiku apie jo piešinį. Na ir emocinė brandumo komponentė, tai yra gebėjimas vaizduoti emocijų raišką dailinės raiškos priemonėmis, pirmiausia linijos spalva arba forma. Na, paprastai vaikai tikrai intuityviai žino, kad džiaugsmingas, laimingas žmogus visada šypsosi ir jeigu mes matome vaikų piešiniuose, tarkim, pražiotas burnas, kuriuose pilna dantų, tai tikrai yra vienas iš tų tokių agresijos požymių ir akivaizdu, kad tada tikrai reikia kalbėti su vaiku, kas šitas herojus yra, ar jis pats su juo susitapatina, koks yra piešinėje tokio nupiešto herojus ir vaiko santykis, gal jis buvo išgąsdintas, gal jis stebėjo smurto sceną ir panašiai. Vėlgi, kalbantis apie piešinį, tai galima išsiaiškinti. Na ir dabar toliau jau pradedame apie tą kiekvieną komponentę išsamiau kalbėti. Taigi fizinė brandumo komponentė yra susijusi su akies rankos koordinacija ir tai yra pati piešinio pradžia. Na, tyrinėtojai, kurie analizavo vaiko piešinį, jūs matote, jų čia keletą skaidrių bus, kurios aš pristatysiu, tai yra Francas Cizekas, Viktoras Lowenfeldas, buvo vieni pirmųjų, kurie teigia, kad vaikams reikia tiesiog leisti piešiniuose reikštis laisvai, duoti didelius popieriaus lapus, didelius teptukus, kad jie galėtų ten braižyti, piešti, tapyti įvairiausias formas ir panašiai. Tai tiek Viktoras Cizekas, tiek Francas Cizekas, tiek Viktoras Lowenfeldas buvo dailės pedagogai, kurie dirbo su vaikais ir pastebėjo, kad jų raidai tai yra tikrai labai pozityvus dalykas. Toliau kitos dvi asmenybės, tai yra Rudolfas Alchimas ir Herbertas Rydas, jie jau tyrinėjo vaiko piešinį psichologiniu aspektu ir iš tikrųjų pabandė nustatyti tas raidos ypatybės, aprašyti, kada kokios formos ir kada kokie ženklai vaiko piešinėje atsiranda. Na ir jau mano minėtas Vidlošeris, kurio knygą iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą, jos vertimą teko organizuoti, tai tikrai prisidėjau prie šito leidinio atsivertimo Lietuvoje ir tikrai galiu tuo didžiuotis. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad Danielius Vidlošeris, jo knyga buvo išleista 14 kartų. Tai pats leidimas jau sako, kad pirmą kartą ji buvo išleista 1967 atrodo metais. Tai galime pagalvoti, kokio tai yra reikšmingumo leidinys, jeigu leidyklos jį leidžia 14 kartų. Tai yra iš tikrųjų dėmesys autoriaus įžvalgoms, autoriaus atrastiems vaiko piešinio dėsningumams ir jo idėjas yra nepraradusios aktualumo ir šiandien. Na ir Lietuvoje apie neįgaliųjų meninį ugdymą yra išleidęs tokią sudėtinę monografiją Albertas Piličiauskas. Tai iš tikrųjų tai buvo žmogus, kuris vėlgi tai, ką teigia Francas Cizekas ir Viktoras Lowenfeldas, kad reikia leisti vaikams piešti laisvai. Jis pabandė šitas idėjas perkelti jau po Lietuvos nepriklausomybės, nes iki Alberto Piličiausko tikrai vaikai, specialiųjų poreikių vaikai specialiosiose mokyklose buvo mokomi akademinio piešimo metodais, kurie pagal vaiko prigimtį nelabai jiems tinka. Ir aš tikiuosi, kad šitos paskaitos metu jūs galėsite suprasti, kodėl. Nesakau, kad tai yra bloga metodika akademinio piešimo mokymas, bet tiesiog raidos sutrikimų turintiems vaikams, tai nelabai tinkantis metodas, todėl kad vaiko piešinio raida spontaniška leidžia vaikui pačiam atrasti dalykus ir motyvuoti tam piešiniui, todėl ta pati piešimo veikla yra tikrai labai svarbi.
Na, tie tyrinėtojai, kuriuos aš minėjau, iš tikrųjų įvairiais aspektais analizavo ir aprašė vaikų piešinius, pastebėjo tokį dalyką, kad vaikų piešiniai, ypatingai žmogaus figūros vaizdavimas, na, šiek tiek primena senovės Egipto žmogaus vaizdavimo būdą. Ir mes galime pamatyti, kad pečiai yra vaizduojami iš priekio, na, paprastai klubai taip pat yra vaizduojami tarsi iš priekio ir kojos yra pakreiptos šonu. Bet jeigu čia egiptiečiai, tarkim, kojas kreipia į vieną pusę, tai vaikų piešiniuose mes matome, kad kojos yra kreipiamas į priešingą pusę. Na, bet va tas toks supaprastintas žmogaus figūros vaizdavimas, kad ji, na, visada vaizduojama yra tokia pakankamai statiška, nejudri, tai iš tikrųjų leido iškelti tą evoliucijos idėją, kad, na, vaikas piešiniuose praeina tas meno raidos pakopas, nes iš tikrųjų senovės Egipto žmogaus figūros vaizdavimas tai buvo toks kanoninis, kitaip vaizduoti žmogaus neišėjo. Ir jau vėliau, tarkim, senovės Graikija perėjo daugiau prie tos realaus žmogaus figūros vaizdavimo. Viduramžiais šiek tiek buvo tas regresas, irgi žmogaus figūros buvo vaizduojamos pakankamai taip supaprastintai ir primityviai, kurios priminė ir liaudies dailininko tapybą su net atskirais kūno iškraipymais, bet vėlgi ten buvo savitos sąlygos dėl to, kad žmogaus kūno anatomija buvo uždraudžiamas dalykas ir dailininkai negalėjo su juo susipažinti. Na ir Renesanso epocha buvo tas periodas, kada iš tikrųjų žmogaus kūnas buvo pradėtas vaizduoti tobulai. Tai pirmiausiai dailininkai turėjo, na, labai daug išmokti, kad šitai pavaizduoti įvairiausiais rakursais žmogaus kūną. Taigi buvo manoma, kad vaiko piešinyje žmogaus figūros vaizdavimas, na, praeina tam tikrą tą meno istorijos raidą ir taip yra suprantama evoliucija. Vis dėlto paskui paaiškėjo, kad tai nėra visiškai tiesa, nes tyrinėtojai daugiau dėmesį kreipė į jau, na, vaikų, kurie rengėsi mokyklai arba lankė mokyklą, pradinės klasės piešinius. Tuo tarpu pirmieji vaikų piešiniai sako visiškai ką kitką. Na ir Inger Brochmann, tai yra ta autorė, kurios knygelę mes turime išverstą į lietuvių kalbą ir išleistą. Ji teigia, kad piešinys gimsta dėl vaiko atsitiktinio judesio ir susidūrimo su kokiu nors kietu paviršiumi. Kai tai atsitinka, vaikas pradeda tuos savo paliktus pėdsakus apžiūrinėti ir jam yra smalsu. Ir tas smalsumas yra susijęs todėl, kad, na, jis čia suvokia kaip savo tapatybės patvirtinimą. Todėl, kad vaikui suvokti save nėra taip paprasta. Ir tas atpažinimas savęs veidrodyje taip pat yra susijęs, na, su tam tikru laiko periodu, kada vaikas supranta, kad tai esu aš. Ne visi vaikai save atpažįsta veidrodyje ir yra tam tikra amžiaus riba, kada, na, jie pradeda save atpažinti veidrodį ir suvokti, kad tai jis pats. Tai šiuo atveju tie atsitiktiniai rankos judesio susidūrimai su kokiu nors kietu paviršiumi, kuriame išlieka pėdsakas, kaip tik tais ir lemia pačią piešinio pradžią. Žinoma, kad tie judesiai yra labai negrabūs, čia matote juos visokius. Tai jie nieko nevaizduoja, bet vaikui labai smagu juos apžiūrinėti, todėl, kad kiekvienas pėdsakas paliudija jo tapatybę ir jis supranta, kad yra jo veiksmo pasekmė. Taigi tie atsitiktiniai susidūrimai su kietu paviršiumi gali būti labai įvairiose vietose palikti ir smėlėtame, pavyzdžiui, paplūdimyje ir antrasoto lango stiklo ir taip pat, pavyzdžiui, ant dulkėtų grindų ir taip toliau ir taip toliau. Gali būti ir ant sienos ir tikrai čia gali kelti labai daug nepasitenkinimo tėvams, bet ne ta vaiko intencija, kad jis nori sugadinti, pavyzdžiui, sienas arba ten apipeckioti kažkokį tai kitą paviršių. Jam yra smagu stebėti savo pėdsaką. Na, šiek tiek vėliau, kai vaikas geriau įvaldo savo ranką, atsiranda tas švytuoklinis judesys, kurį dar galima priskirti nekontroliuojamai keverzonijai, bet paprastai tas švytuoklinis judesys, na, yra brėžiamas iš viršaus į apačią. Ir štai čia mes galime pastebėti stipresnį tą pieštuko paspaudimą, kuris reiškia, kad, na, tiesiog ranka laisvai judėjo į apačią ir paskui vėl grįžo į viršų. Judėjo į apačią ir grįžo į viršų.
Ir tie va tokie ryškesni tokie paspaudimai leidžia netgi atsekti vaiko rankos kryptį. Taigi, apibendrinant pačią pirminę piešinio pradžią, mes galime sakyti, kad piešinys yra paprasta gesto pasekmė. Gestai rašo ir įregistruoja kokią nors pakankamai minkšta, tačiau tvari medžiaga. Popierius, tapetai, gobelenas, smėlis, dulkės, rasotas stiklas. Vaiko gestas yra kaip kaltas arba žirklės, kurie atlieka brėžiančio smaigalio veiksmą ir palieka pėdsaką. Iš pradžių gestas yra atsitiktinis, vaikas nesugeba jo pakartoti. Paskui labiausiai vaikui patinka brėžti ilgai išliekančius pėdsakus. Tai reiškia, kad jis po truputėlį brėždamas tuos pėdsakus įvaldo savo ranką. Ir čia atsiranda akies ir rankos koordinacija. Tai yra nepaprastai svarbus gebėjimas. Kuo tikslesnė yra akies ir rankos koordinacija, tuo vėliau ji suteikia tą peną arba tą efektą rašant raides, rašant skaičius. Tai reiškia, akademiniai pasiekimai yra tiesiogiai susijęs su akies rankos koordinacija, kurios pradžia atsiranda vaikui piešiant. Ir tos keverzonės gali būti labai įvairios, jos gali būti atliekamos ir su pieštukais, ir su flomasteriais, ir tarkim su teptukais. Tai čia matote keverzonę su teptuku. Ir tos formos yra tikslinamos, mes galime pamatyti, kad štai tada, kai prasideda apskritimai, jau atsiranda ta kontroliuojama keverzonė, todėl kad vaikas gali suvaldyti savo ranką ir brėžti štai tokias apskritas formas, tai jau atsiranda tikslinga linijos pradžia ir tikslinga pabaiga. Ir kai štai šitos dvi linijos susilieja tarpusavyje, gimsta pirmieji apskritimai, kurie taip pat yra labai labai reikšmingi. Taigi 1 metų vaikas domisi savo nubrėžiamomis linijomis ir stengiasi jas pakartoti. Geriau gestą valdantis vaikas stengiasi praleisti grįžtamą judesį ir nubrėžia tik įstrižus brūkšnius iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Taigi tie įstriži brūkšniai pamažu artėja prie vertikalių ir vaikas pradžioje visiškai atmeta grįžtamąją liniją, išryškina vertikalią liniją, o nuo 18 mėnesių iki 2 metų atmesta grįžtamoji linija virsta horizontalė. Reiškia, jis gali įsisavinti 2 kryptis - vertikali ir horizontali. Ir čia tyrinėtojai nesutaria, ar kada atsiranda ta įstriža linija. Vėliau pamatysim, kad Rhoda Kellogg's teigia vienaip, o tarkim pagal Widlasher ir pagal Inger Brockman atrodo, kad pirmosios tos įstrižinės linijos, ypač žvelgiant į šitą švytuoklinį judesį iš viršaus į apačią, kaip tik tais ir būtų pirminės. Tuo tarpu Rhoda Kellogg's mano, kad įstrižinės linijos atsiranda jau gerokai vėliau. Gali būti, kad įstrižinių linijų vaikas nesuvokia kaip tokios krypties. Taigi vertikali ir horizontali yra įvaldytos ir tada vaikas gali nubrėžti kilpas. Brėždamas banguotą horizontalią liniją, vaikas atranda analogiją tarp banguotų linijų ir rašymo, nors dar nesupranta nei rašymo esmės, nei raidžių. Šitą dėsningumą yra pastebėjęs Widlasheris ir iš tikrųjų štai čia dabar mūsų socialinės aplinkybės yra visiškai pasikeitusios. Anksčiau, kol nebuvo kompiuterių ir retai kas naudodavosi spausdinimo mašinėlėmis, daugiausia tik rašytojai, vaikai matydavo savo tėvus rašančius. Ir, rašančius laišką, rašančius kažkokius dokumentus, pildančius ir taip toliau. Vis tiek jie matydavo, kaip tėvai rašo kažką popieriaus lape. Ir jie taip pat sugebėdavo pastebėti, kad tas raštas tai yra kažkokia banguota linija. Būtent dėl to ir atrasdavo analogiją tarp linijų tarp savo brėžiamų kilpų ir rašymo. Ir jiems tai būdavo be galo svarbu, nes jie suprasdavo, kad čia slypi informacija, kad čia yra kažkokia tai galia. Ir tas noras pamėgdžioti suaugusio rašymą atvesdavo vaiką iki kito gebėjimo, iki linijos pradžios ir pabaigos.
Tai dabar, kai mūsų socialinės situacijos yra pasikeitusios ir mes iš tikrųjų namuose visi turime kompiuterius ir tėvai, jeigu augina savo mažamečius vaikus, tai tikrai vaikai mato, kad tėvai spausdina kažką, neberašo popieriaus lape ir spausdina. Tai va čia galime mes turėti visišką, na, tą tokį įsiskyrimą. Ir tikrai labai nėra aišku, kaip vaikas gali įvaldyti linijos, tarkim, pradžią ir pabaigą, kada tas gebėjimas ateina, nes jie nebeatranda tos motyvacinės banguotų linijų galios. Jeigu stebėdamas, tarkim, rašančią mamą arba rašantį tėtį, jis suprasdavo, kad va, toje banguotoje linijoje kažkokia informacijos galia slypi, tai kai tokio stebėjimo jis nebeturi ir tokio pavyzdžio nebeturi, tai akivaizdu, kad ir tas supratimas gali neateiti. Ir kaip tai atsilieps pradžios ir pabaigos taškų įvaldymui, na, vat, kyla klausimas. Kągi reiškia tie pradžios ir pabaigos taškai? Iš tikrųjų, jų įvaldymas yra susijęs su savitvarda ir su rankos stabdymo darbu. Tai reiškia, reikia tam tikros kantrybės. Ir mes čia vat galime pamatyti, kad pati piešinio pradžia yra reikšminga ir, na, vat tai emociniai savitvardai. Nes, nu, akivaizdu, kad pagrindinis noras yra kuo greičiau pažymėti ir kuo daugiau padaryti. Bet tam, kad tai būtų iš tikrųjų gerai padaryta ir kad vaikas būtų patenkintas savo rezultatu, jis turi mokytis kantrybės. Taigi, tas kitas pažangos faktorius yra gesto sulėtinimas tam, kad jis gautų apskritą formą. Na ir kai 18 mėnesių vaikas sugeba nupiešti liniją neišeidamas už lapo krašto, tai jau yra pažanga, reiškia, jis jau supranta tą apibrėžtą popieriaus erdvę, kurioje tos įvairiausios linijos kažkaip nugula. Tai čia gimsta visumos kontrolė. Taigi pirmoji savikontrolė sudaro galimybę vaikui pradėti piešti nuo kurio nors laisvai pasirinkto popieriaus lapo taško. Antroji savikontrolė reiškia, kad vaikas gali pradėti piešti liniją nuo kokio nors pasirinkto taško ir nuvesti iki kito konkretaus taško. Tai reiškia, kad jis gali sujungti ir gauti pirminės grafinės formas. Ir tokiu būdu susiformuoja uždaros figūros. Na, vat, kai vaikas atranda pirmą ir antrąją savikontrolę ir sugeba prijungti vieną kažkokią grafinę figūrą su kita, jis tada atpažįsta kažką iš savo artimiausios aplinkos. Labai dažnai tai gali būti patys artimiausi jo žmonės, pavyzdžiui, mama, močiutė, brolis, sesuo arba šuniukas, kuris yra šalia jo, ar kitas koks nors gyvūnas. Na ir kai jis tai atpažįsta, sušunka pirmąjį savo piešinuko pavadinimą. Ir tai yra lygiai toks pat veiksmas, kaip Archimedo šūksnis Eureka. Taigi, tas nubrėžtos formos atpažinimas ir susiejimas su kažkokiu daiktu esančiu realybėje pagimdo pirmąjį piešinio pavadinimą. Ir jau tada vaikas atranda žymėjimo malonumą, ne tik tais paliekant pėdsakus, bet ir tomis grafinėmis formomis žymėjimo malonumą, kad jis gali nupiešti kažką tokio, kas yra realybėje. Ir kad ne tik pats atpažįsta, bet neša savo tėvams ir ir artimiausiams giminaičiams parodyti. Taigi, po to, kai vaikas nuneša pirmąjį savo piešinuką, parodyti, ką jis čia padarė, suaugę iš tikrųjų turėtų džiaugtis ir grožėtis. Labai dažnai tie pirmieji vaikų piešiniai suaugus yra vertinami kaip keverzonės, atsiduria šiukšlių kibiruose ir, na, kartais net susilaukia tokios negatyvios kritikos, nepagarbos vaiko pastangoms ir vaiko piešiniui. Štai čia dažniausiai ir mes turime tą vaiko nusivylimą piešiniu. Tai kai, tarkim, tėvai ar mamos sako, nu, tai mano vaikas niekada nenorėjo piešti. Tai galbūt ir buvo štai tas pirmasis nusivylimas. Gali būti, kad nenorės piešti, pavyzdžiui, autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai, kurie turi labai apsunkintą smulkią motoriką. Gali būti, kad jis nenulaiko, tarkim, piešimo priemonės savo rankose, nesugeba
atlikti to pincetinio judesio, smiliaus ir nykščio susijungimo ir nesugeba nulaikyti tarp rankos pirštų šitos priemonės. Taip, tokiu atveju iš tikrųjų dėl smulkiosios motorikos gali nemėgti tokios veiklos, nes jam neišeina. Jam tiesiog neišeina nulaikyti tą priemonę tarp savo pirštų. Bet, iš esmės kitų atvejų, kad vaikai nenorėtų piešti, sunkiai įsivaizduojama. Taigi, jau vėliau, kai vaikas pradeda savo piešinį tikslinti, gimsta tie vadinamieji pirmieji galvakojai. Tai tas uždaras apskritimas ir prie jo prijungiamos kažkokios linijos leidžia vaikui atpažinti ir susieti tą nupieštą piešinuką dažniausiai su žmogaus figūra. Ir tų galvakojų gali būti labai įvairių. Vieni gali turėti išaugusias dar rankas, kiti dažniausiai, turi tik tais kojas arba tą kūno užuomazgą. Mes tikrai, galėtume vaiko paklausti, jeigu sugebėtų atsakyti, ar tai yra rankos, ar tai yra tiesiog kūnas. Būtent dėl to jis ir gavo tokį pavadinimą galvakojis, kadangi iš galvos išauga kojas dažniausiai. O dabar apibendrinant įvairiausius keverzonių tipus, tai galime tai pamatyti Rodos Kellogs išskirtose 20 keverzonių. Štai pirmieji tai yra tie atsitiktiniai taškai, toliau yra pagal Rodo Kellogs vertikali linija, horizontali linija, įstrižos linijos, lankelis. Vėliausiai jau atsiranda, kai prasideda savikontrolė pirmoji ir antroji, palaipsniui tos vadinamosios kilpos, tada užtušuota horizontalė, užtušuotos įstrižos linijos, užtušuoti lankeliai, jau žymiai geriau kontroliuojamos kilpos, nes vaikui nebereikia tiek tikslinti savo brėžiamų linijų pieštuku arba flomasteriu ir jis tada jau atradęs antrąją savikontrolę gali nubrėžti štai tokias uždaras kilpas, pamėgdžioti suaugusiųjų raštą. Kilpas brėžti pakankamai dailias, tai yra, štai tokias einančios iš apačios į viršų, užsiriečiančios ir nusileidžiančios. Vėlgi daugybinės kilpas, spiralės, užtušuotus apskritimus ir jau tada, kai tas rankos gestas yra įvaldomas tiek gerai, kad galima su viena linija nubrėžti uždarą apskritimą, tada jau gimsta tas vadinamasis piešinio pavadinimas, kai vaikas toje apskritoje formoje atpažįsta kažką iš savo artimiausios aplinkos. Ir mano magistrantė Alma Zajarskienė, kai rašė savo baigiamąjį darbą ir tuo pačiu buvo susilaukusi dukrytės, dabar matau, kad man truputį skaičiai pabirėjo. Ji kaip tik tai turėjo galimybę stebėti, kaip vystosi piešinio raida. Tai vienas iš tų pirmųjų tikrai yra atsitiktiniai taškai, brėžiamos štai linijos įvairiomis kryptimis. Toliau tos įstrižainės užtušuotos, kur pabėgo, ketvirtukas pabėgo iš štai šito piešinuko, o penktukas turėjo atsidurti štai šiame. Tai mes iš tikrųjų galime pamatyti tą nuoseklią tokią seką įvairiausių tų linijų, įvairiausių keverzonių, kurios kaip tik ir liudija akies rankos koordinacijos įvaldymą, judesio sulėtinimą, atradimą pradžios ir pabaigos taško, įvairiausių formų prijungimą, kol galiausiai buvo ateita iki tos apskritos formos ir apskritos formos jungiamas viena su kita, kad būtų galima atpažinti kažkokį objektą iš realybės. Nuo keverzonių pereinant prie galvakojų yra atrandamos vis kitos formos ir vis kitokie atitikmenys. Tai iš to galvakojų iš tikrųjų gimsta ir saulė, gimsta ir žmogus ir gimsta ir
gyvūnų figūros, nes kiekvienam tam objektui pažymėti pirmiausia yra reikalingas apskritimas ir iš apskritimo išeinančios kažkokios kitos formos. Tai čia mes ir galime pamatyti, kad tie apskritimai gali būti atpažįstami kaip saulės vaizdinys, gali būti atpažįstami kaip galvakojis, gali būti atpažįstami kaip gyvūnai, kaip žmogaus figūrėlės, kurios jau turi ir lytį, ta prasme, kad moteris dažniausiai yra vaizduojamos trikampio kūno sudėjimo, o vyrai stačiakampio. Tokiamis ypatybėmis pasižymi pirminiai vaikų piešiniai, kuriuose jis tiesiog mokosi sukoordinuoti savo rankos judesius priklausomai nuo to, ką jis yra pastebėjęs aplinkoje ir atrasti tą formų atitikmenį savo piešinyje ir aplinkoje esančių objektų struktūrinių dalių. Dar viena tokia schema, kuri atskleidžia, kad iš to paties galvakojo gimsta ir medžio struktūros vaizdinys, tai reiškia žmogus, medis, saulė, gyvūnas, turi labai tokių tamprių sąsajų su galvakojo formos kaita. Ir vienas iš tų paskutinių šaltinių, kadangi tiek Rodos Kellogg's stebėjimai buvo pakankamai jau seniai atlikti ir padaryti, vienas iš tų paskutinių šaltinių, tai vakar pavyko atrasti 2023 metų autorių straipsnėje, vėlgi tą pažymėtą aprašytą vaiko piešinio raidą, tai pakankamai tokiais stambiais amžiaus tarpsniais, tai nuo 2 iki 4 metų, štai mes matome tas apskritos formas, nuo 3 iki 4 metų jau atsiranda pirmoji ta galva su akimis, šypsena, toliau tas vadinamasis galvakojis, tadpole man vadinamasis, tai yra nuo 3 iki 4, kartais ir vyresnio amžiaus vaikai dar tokius piešinius sugeba piešti ir taip pat jau išdiferencijuota žmogaus figūra, kuri paprastai atsiranda apie 7 gyvenimo metus. Taigi, kad vaikas savo piešinyje galėtų atpažinti kažkokį daiktą, kurį jis pavaizdavo iš aplinkos, reikalingi yra 3 dalykai. Ir jie turi susisiekti ir susilieti tarpusavyje. Tai yra pirmiausiai motoriniai įgūdžiai, vizualus suvokimas ir suaugusiojo rodomi paveikslai, knygų iliustracijos. Jeigu vaikas neturės tos nuovokos, kad paveikslas, raštas, kažkokia schema talpina savyje informacijos galią, tai be abejo, kad tada tas suvokimas, kad jo piešinys taip pat talpina kažkokią informacijos galią ir gali būti ta komunikacinė priemonė, gali ateiti gerokai vėliau. Todėl štai čia labai svarbu yra, kad tėvai rodytų savo vaikams spalvotas knygeles, tikrai sektų pasakas ir rodytų tų pasakų iliustracijas ir taip toliau. Yra puiku, jeigu namuose yra kokie nors dailės kūriniai, galbūt reprodukcijos kabančios ant sienų, nes tai ir suformuoja vaikui tą nuovoką, kad yra simbolinė galia, yra kažkokia tai simbolio galia. Be šitų dalykų vaikui tas suvokimas gali neateiti ir tada neabejotinai tai atsilieps jo raidai. Amerikiečių mokslininkai, apskritai vakarų Europos mokslininkai turi tą savoką šeimos arba žmogaus socialinis ekonominis statusas. Ir tai yra susijęs, šitas socialinis ekonominis statusas yra susijęs su labai daugeliu dalykų. Pirmiausia, žemo socialinio statuso šeimoje gimęs vaikas visada turės prastesnius akademinius pasiekimus. Ir tas ekonominis socialinis statusas gali būti susijęs tiek, tarkim, su tų pačių knygų turėjimu šeimoje,
paveikslų kabėjimo ant sienos, parodų lankymų, muziejų lankymų ir taip toliau. Na, labai elementariai, čia tokį pavyzdį galiu duoti, Lietuvoje turbūt gal kokiais 2015 ar 2016 metais toks buvo žurnalistės iškeltas skandalas, kai jinai pildydama kažkokią tai švietimo sistemos paleistą apklausą apie savo vaiką turėjo pažymėti, ar šeimoje yra indaplovė. Tai indaplovė tikrai nėra, tiesiog, kaip čia pasakyti, privalomas šeimoje turėti tas buitinės technikos prietaisas, bet jis kartu parodo socialinio-ekonominį statusą šeimos. Ir tada tyrinėtojams tampa labai akivaizdu, ar tai yra susiję su tuo, kad vaiko aplinkoje gali būti tų dalykų, kurie išplečia jo pažinimo ribas. Ir jeigu tų dalykų stokojama, tai reiškia, tai neišvengiamai atsilieps vaiko raidai. Neišvengiamai, todėl kad jis tam tikrų dalykų, kuriuos suvokia aukšto socialinio statuso turinčiose šeimose ir aplinkoje gyvenantis vaikai, jis tų nežinos ir jam tai bus kaip koks kosmosas. Tai šiuo atveju iš tikrųjų yra labai labai svarbus dalykas, kad vaikams būtų rodomi paveikslai, knygų iliustracijos ir kad jie turėtų tą nuovoką ir tą supratimą. Taigi, apibendrinant piešimo pradžią ir akies rankos koordinaciją, mes galėtume pasakyti, kad piešiniai gimsta dėl vaiko noro palikti pėdsakus tvariame paviršiuje ir tai yra keverzonė pradžia. Ką turėtų daryti suaugęs, tai sudaryti sąlygas patirti aplinkos objektų paviršius įvairiausius ir jų ypatybės. Na, jeigu ten vaikas ką nors sugadino, tarkim, arba tas sienas, arba kažkokios apmušalus, ar dar kažką, tai nepradėti staugti ant to vaiko, kad jis kažką čia tokio netinkamo padarė, bet suprasti, kad tai yra tiesiog vaiko noras palikti tuos pėdsakus ir stebėti juos. Tai reiškia, kad tada tikrai reikia pasirūpinti, kad vaiko aplinkoje būtų popieriaus lapų, kad būtų tų įvairiausių kažkokių priemonių, ar tai bus kreidelės, ar tai bus flomasteriai, kad jis ten galėtų braukyti tas linijas ir galėtų iš tikrųjų reikštis. Keverzonių tikslas, palikdamas pirmosius pėdsakus popieriaus lape, vaikas gėrisi tik savo paliekamų linijų kokybę. Jam nėra svarbus kiti dalykai. Tai suaugęs ką turėtų daryti, netrukdyti vaikų eksperimentuoti, leisti žaisti su popieriumi ir pieštuku, flomasteriu. Ketinimų vaizduoti pradžia atsiranda po pirmojo piešinio pavadinimo. Ir tada vaikas siekia pažymėti grafiniu ženklu kuo daugiau objektų. Vėlgi, žinoma, kad jis neša tuos piešinius rodyti suaugusiam, nes nori patvirtinimo, nori pritarimo. Tai ką turėtų daryti suaugęs, gėrėtis vaiko rodomais piešiniais, džiaugtis jo sėkme ir tikėti vaiko piešinio pavadinimu. Na, apibendrinant apie tai, kaip yra įvaldomos keverzonės, nes autorių teiginiuose mes iš tikrųjų galime atrasti tam tikrą išsiskyrimą. Taigi, manoma, kad nevaldoma ta keverzonė atsiranda apie 12-13 vaiko gyvenimo mėnesį, tai reiškia maždaug apie metus laiko. Tada įvaldomos yra kryptis, viršus apačia, aukštai žemai, kairė dešinė. Valdoma keverzonė, tai yra rankos judesio sustabdymas, uždaros apskritos formos, tai yra pirminės formos susiejimas su realiu objektu ir galvakojis jau yra formų sujungimas. Tai nuo maždaug 12 iki 24 mėnesio štai šitos keverzonės, iš jų gimstantis galvakojai vaiko piešiniuose atsiranda. Toliau pereitume prie pažintinės brandumo komponentės, jau pagal amžiaus tarpsnius. Na ir piešinio raidą tyrinėjo Viktoras Lovikvildas, jis būtent yra išskyręs kelis vaiko piešinio raidos etapus, kuriuos ir pabandysime analizuodami pažintinę komponentę atskleisti. Taigi, kaip jau minėjau, sakiau, kad nuo 12 maždaug 13 mėnesio iki 24 mėnesio, tai reiškia apie antrosios gyvenimo metus. Ir čia mes matome, kad ta keverzonė, tas padrikas nevaldomas piešinys, kada judesys dar nėra gerai suvaldomas, pagal Lovikvildą turėtų tęstis iki 2 metų. Ir jis skiria, kad tai yra amžiaus tarpsnis, kuriam būdingas yra keverzonio etapas.
Gali būti, kad tiesiog, kadangi vyksta ta vadinamoji paauglių akceleracija ir apskritai brandos spartėjimas, gali būti, kad Lovenfeldas, kuris piešinio raidos etapus išskyrė apie 1964 metais, buvo išleistas pirmasis jo leidinys. Tai reiškia, kad tuos stebėjimus jis atliko dar anksčiau ir dar anksčiau kaupė tos piešinius. Tai gali būti, kad iš tikrųjų 21 amžiaus jau pradžioje mes galime stebėti tam tikrą raidos šuolį ir tam tikrą tų gebėjimų ankstėjimo momentą. Tai yra anksčiau vaikai pradeda keverzoti ir anksčiau jie pradeda atrasti tas grafinės formas, kurios reikalingos žmogaus figūrų ar figūros vaizdavimui ar kitiems objektams pažymėti. Taigi, kai yra keverzonių etapas, tai žinoma, kad žmogaus figūros nėra, erdvė taip pat nėra vaizduojama ir spalva yra vartojama nesąmoningai, tiesiog mėgaujasi vaikas spalvomis be jokio tikslo. Aišku, reikėtų čia galbūt atkreipti dėmesį, kad kuo kontrastas yra ryškesnis tarp popieriaus lapo ir, pavyzdžiui, tos priemonės, su kuriais piešia, tuo yra geriau, todėl kad, tiesiog jis geriau gali tai apžiūrėti. Tai jeigu mes norime štai va čia, tarkim, įnešti tos kažkokios tai kitoniško tokio suvokimo, galime vaikui pasiūlyti, pavyzdžiui, ne baltą popieriaus lapą, bet kokį juodą popieriaus lapą ir tada baltą kreidelę. Jį gali tai stebinti. Tai yra kitoks paviršius ir kitokia spalva ir tada gali būti intriga tam tikra. Tai baltas popieriaus lapas, juoda, pavyzdžiui, spalva arba mėlyna spalva arba žalia, kuri kontrastuoja, ir juodas popieriaus lapas, balta kreidelė, geltona kreidelė, raudona kreidelė, kuri irgi taip pat gali sudaryti pakankamai gerą kontrastą. Taigi 16 metų amžiaus vaiko piešinys, matome, 16 mėnesių amžiaus vaiko piešinys, tai yra tas keverzonio etapas ir matome, kad 16 mėnesių tai yra metai ir 4 mėnesiai. Tai yra, iš tikrųjų atrodo, kad truputį ta raida gali prasidėti anksčiau, piešinio raida prasidėti anksčiau. Toliau kitas etapas, tai yra 4-7 vaiko gyvenimo metai ir šitą etapą Viktoras Lovenfeldas pavadino ikischeminiu etapu, nes tuo momentu vaikas atranda ryšį tarp piešimo, mąstymo ir aplinkos. Anot Lovenfeldo tuo metu atsiranda apskritinė galva, linijos kojos, rankos. Palaipsniui simbolinis galvakojis sudėtingėja. Erdvė jau yra kaip ir tarsi vaizduojama, nes paprastai centre yra popieriaus lapo centre patalpinama svarbiausia figūra, kiti daiktai nebūtinai turi būti susieti erdviniu santykiu. Vaikas tiesiog gali aplinkui išdėstyti įvairiausius daiktus, jeigu jam reikia, ir sakyti, čia yra stalas, čia yra kėdė, čia yra durys ir panašiai. Ir šiuose piešiniuose jau gali atsiskleisti vaiko ir emocinis santykis su daiktais, kuriuos jis vaizduoja. Jis, pavyzdžiui, gali sakyti, čia mano lėlė, arba čia mano šuniukas, ar dar kažkas tai tokio. Jeigu, tarkim, šalia to pagrindinio herojaus, su kuriuo jis susitapatina, atsiranda ir dar kiti papildomi dalykai. Ir spalva, vėlgi, spalva nebūtinai turi atitikti tą tikrai realybėje esantį santykį su tikrove, jį gali priklausyti nuo vaiko emocinio santykio su objektu arba nuo vaiko tiesiog emocinės būsenos, būklės. Matome 4,5 metų amžiaus vaiko piešinį ir čia vėlgi yra tikrai galvakojis, tai yra apskritinė galva, iš kurios išauga kojos ir į abi pusės einančios rankos. Kaip matome, labai plačiai galvakojis besišypsantis. 5-6 metų amžiaus mergaitės mamos portretai. Irgi galima sakyti, kad yra didžiulė galva, kūnas, bet rankos ir kojos nėra vaizduojamos. Tai, tarpinis toks pereinamasis momentas nuo galvakojo link realios žmogaus figūros vaizdavimo, bet, tarkim, kas labai akivaizdu.
kad mama yra su tokiu ryškiu makiažu, su auskarais, su karoliais, tai reiškia, vaikui tai yra svarbu. Ji mato, kaip mama puošiasi. Ji mato, kaip mama apsirengusi eina į darbą ir panašiai. Ir galime pastebėti, kad ir šukuosena taip pat yra skirtinga. Viename piešinuke yra rudi plaukai ir jie yra ilgesni, kitame piešinuke yra gelsvi plaukai ir jie yra gerokai trumpesni, prigludę aplink galvą ir kaklą. Taip pat galime pastebėti, kad yra kitokios formos auskarai, kitokios spalvos makiažas. Na, tai vat akivaizdu, kad toje aplinkoje esančios ypatybės, kaip suaugę elgiasi, kaip jie rengiasi, ką jie veikia ir panašiai, atsispindi vaikų piešiniuose. Na ir dar keletą piešinių ir štai čia vat mes galime tikrai pamatyti, koks yra didžiulis skirtumas tarp kai kurių vaikų, kurie gali neturėti intelekto sutrikimo, bet jų socialinė aplinka yra visiškai kitokia. Tai yra berniuko Romano piešinys, kuriam yra 6 metai ir 6 mėnesiai, vaikas mėgsta žaisti kompiuterinius kovinius žaidimus. Ir Arina, mergaitė 6 metų ir 10 mėnesių, tai yra ji nežaidžia kompiuterinių kovinių žaidimų ir mėgsta žaisti kūrybinius žaidimus. Tai žmogaus figūros vaizdavimas yra visiškai kitokio pobūdžio. Visiškai kitokio pobūdžio yra piešinio komponavimas. Čia mes matome tą patį, sakykim taip, galvakoją, ar ne, tokią struktūrą piešinuko. Ir gerokai niūresnė, iš tikrųjų tas pagrindinis galvakojis yra tarsi su praskelta galva ir galima manyti, galbūt nutuokti, kad vaiko ta emocinė būsena iš tikrųjų nėra gera, nes paprastai vaikai užtušuoja, kai jie užtušuoja kažkokią tai objekto dalį, tai rodo, kad ar tai buvo patirta trauma, ar tai gali būti, galime mes įtarti galbūt jau ir tam tikrą raidos sutrikimą, nors, tarkim, tikrai nebuvo rašyta, kad vaikas turėtų kažkokį raidos sutrikimą. Bet pats piešinio vaizdavimas, kad žmogaus figūra iš tikrųjų yra, tokia tik tais turinti tą galvakojo pavidalą ir vaizduojamas tik tai akys ir burna brūkšnio, atskleidžia, kad tas vaiko supratimas apie žmogaus figūrą yra labai labai pakankamai skurdus. Bet ir kitame piešinyje mes jau matome tą žmogaus figūrėlę pavaizduotą ir su rankomis, ir su kojomis. Taip pat matome šalia ir medį, ir paukštį. Tai reiškia, kad gyvų ir animuotų objektų supratimas yra gerokai labiau pažengęs negu kad štai berniuko, nes vaizduojamos yra tokios detalės, kurios jau kokybiškai išskiria šitą piešinį. Na ir 7-9 gyvenimo metai tai yra scheminis vaizdavimas, kas yra būdinga tokio amžiaus vaikų piešiniams, kad jie įgyja tam tikrus stereotipinius ženklus, nuolatinius ženklus žmogui ir aplinkai pažymėti. Ir tie nuolatiniai ženklai priklauso nuo aktyvaus vaiko pažinimo ir asmeninių savitumų. Pirmasis tikslinis erdvinis ženklas tai yra pamatinė linija. Piešiniai nusileidžia dažniausiai ant popieriaus lapo apačios ir gali būti, kad vaikas nupiešia tą pamatinę žemės liniją popieriaus lapo apačioje, gali būti, kad jos net ir nepiešia, tiesiog visas figūrėles sudeda, pastato ant dažniausiai horizontalaus popieriaus lapo apačios. Ir šiuo laikotarpiu jau atsiranda nuolatinis ryšys tarp spalvos ir objekto. Jeigu, tarkim, iki 7 gyvenimo metų tikrai nieko tokio, jeigu vaikas ten piešdavo, nuspalvindavo įvairiausiamis spalvomis ir nesutartinėmis spalvomis tuos objektus, kad ir mano, pavyzdžiui, minėta saulė, kokia nors žalia spalva, arba gandra rožinė spalva ir taip toliau, tai reiškia, kad daugiau tas emocinis santykis atsispindėjo. Šiuo atveju, po 7 gyvenimo metų tai jau tikrai gali būti labai reikšmingas požymis, kad vaiko socialinėje aplinkoje
tame aplinkos pažinime jau yra tam tikrų problemų, jeigu jis naudoja spalvas neadekvačiai. Na vat, ir čia galime pamatyti, kaip keičiasi vaikų piešiniai. Iš tikrųjų yra 7 metų mergaitės piešinys, jis tikrai labai, toks tikrai labai patrauklus, labai pilnas įvairiausių dalykų ir galime matyti, kad štai ant popieriaus lapo pačios yra išdėliojami svarbiausi objektai. Dar taip pat galime pastebėti, kad šiame mergaitės piešinyje jau užgimsta erdvės vaizdavimas, tai reiškia, kad jau galime pastebėti, kad yra pirmas planas, štai vat popieriaus lapo pačia, antras planas, tai yra žmonės yra vaizduojami toliau. Jie yra pakilę nuo popieriaus krašto. Apskritai, vat, ta pamatinė linija arba figūrų pastatymas ant popieriaus krašto, psichologiniu aspektu tai gali reikšti, kad vaikas priima tas socialinės normas. Jis tvirtai stovi ant žemės, yra daugiau mažiau pasitikinti savimi, bet jis tas normas priima. Jis žino, kas tai yra reikalavimai, žino, kas yra atsakomybė, žino, kad žmonės tvirtai stovi ant žemės, tai reiškia, kad juos ir reikia pastatyti ant to žemės. Taip pat medis tvirtai stovi ant žemės, tai jis ir atsiduria ant popieriaus lapo krašto. Bet jau šios mergaitės piešinėje mes galime pamatyti, kad jau atsiranda ir to vadinamojo antrojo plano arba perspektyvos užuomazgos, nes toliau esantys žmonės vaizduojami pakilę nuo popieriaus lapo pačios. Septynių metų berniuko piešinys kareivis. Mes čia matome tą pamatinę liniją jau šiek tiek pakeltą, vėlgi tai jau atspindi tam tikrą erdvinį santykį, reiškia, kad vaikas supranta, kad tas tankas ir tas kareivis yra šiek tiek tolėliau nuo jo paties, nuo jo žiūrovo. Bet štai matome, kad tikrai visi kiti dalykai, tos pačios spalvos, kurios yra naudojamos sutartinai, tai yra saulė geltona, žemė žalia, tankas ir kareivis, tai tomis maskuojančiomis spalvomis pažymėtas rudai žalia, debesis mėlyni. Paprastai vaikai iš tikrųjų užima daug laiko labai fono spalvinimas, tai yra žydro dangaus spalvinimas. Ir dažniausiai jie taip elgiasi, debesis nuspalvina žydrai arba mėlyna spalva, tuo tarpu foną palieka baltą. Ir tik tai vėliau ateina tas suvokimas, kuris pareikalauja daugiau kantrybės, kad dangų reikia nuspalvinti žydrai, tam, kad mes iš tikrųjų galėtume pavaizduoti tą giedrą orą. Tai čia galime stebėti dar tam tikrą sumišusi tokį vaizdavimo būdą. 9-11 metų etapas, piešinio etapas, kurį Lovitfeldas yra pavadinęs bundančio realizmo etapu. Ir kodėl dabar tuo bundančio realizmo etapu? Todėl, kad čia prasideda paauglystė. Ir bendras toks požymis, kuris yra būdingas vaikams, Lovenfeldas teigia, kad tai yra gaujų amžius. Kodėl dabar gaujų amžius? Todėl, kad vaikams yra labai svarbu jų bendramžiai. Kai prasideda paauglystės etapas, labai svarbu tampa kitų bendramžių nuomonė. Jie būrėsi į būrelės, į tokius būrelius. Yra tos kompanijos tokios, kur yra labai artimas ryšys, ypač tarp mergaičių. Labai svarbu turėti tą artimą draugų ratą ir tada gauti iš jo palaikymą ir panašiai. Tai būtent dėl tų tokių psichologinių charakteristikų Lovitfeldas šitą amžiaus tarpsnį ir pavadina gaujų amžiumi. Žmogaus figūrai, kas yra būdinga, kad vaikai tikrai didelį dėmesį skiria aprangai, tai yra rūbams, labai pabrėžtinai skiria mergaičių ir berniukų rūbus. Gali būti, kad piešiniuose yra atsisakoma pamatinės linijos simbolio ir daugiau yra vaizduojama ta erdvė. Ir gali būti, kad ieškodami įvairiausių spalvinių tokių niuansų erdvei pavaizduoti, jie gali tolti nuo to objektyvaus santykio su daiktais. Ir čia, pavyzdžiui, 9 metų berniuko, ukrainiečio berniuko piešinys, Mariupolis.
štai kaip jis vaizduoja savo patirtį. Ir matome, kad ta pamatinė Žemės linija kylanti yra ir yra vaizduojama atsiranda tas erdvės santykis, tai reiškia, erdvė yra vaizduojama tokiais kalneliais. Galime atskirti priekinį planą, kuriame stovi kareivis, Ukrainos didvyris ir kitame tolimesnėme plane štai rusų tankas, ukrainiečių tankas. Dar tolimesnėme plane mes jau matome degančią subombarduotą turbūt tą Azovstal gamyklą ir pačią Mariupolio degančią subombarduotus namus. Na, 10 metų berniuko piešinys apsnigę medžiai. Štai čia galime pastebėti, kad tikrai išnykusią tą pamatinę liniją, erdvė atrodo tęsiasi į tolį, jau tikrai mes galime pamatyti tą priekinį planą ir toliau esantį planą. Medžių lapija jau be šaknų, bet tas šaknų vainikas, atsiprašau, ne šaknų, bet šakų, ir tas šakų vainikas žiemos metu galbūt su tais dar nenukritusiais lapais yra tiesiog vaizduojamas tokiomis rusvomis spalvomis. Na ir čia mes galime pamatyti, kaip sumaniai vaikas dar pasinaudoja taškymo techniką, norėdamas perteikti sniegą. Ir 9 metų berniuko piešinys, tai yra jau grafinėmis priemonėmis pavaizduotas skrendantis objektas ir tos grafinės priemonės, tai jis piešia šitą skraidantį objektą su planšetė, tai yra ne su flomasteriais, bet su planšetė, su specialia piešimui skirta planšete. Galime pastebėti, kad yra bandymas įvesti perspektyvos matmenį, tai reiškia, vaikas jau pastebi, kad jeigu jis nori pavaizduoti objektą turinti apimtį, tai jau atsiranda štai tos apimties vaizdavimo užuomazgos. Nors pati ta perspektyva dar yra sulaužyta, štai čia ta uodega tokia atsiskleidžia ne visai tikroviškai, bet jau to bandymo pavaizduoti trečiąjį matą tikrai yra apstu. Na ir 11-13 metai, tai yra pseudorealizmo etapas, žymi intelekto pažanga, bet pažinimas nesistemingas. Ir čia iš tikrųjų paauglystės etape Lovenfeldas pastebi, kad vaikai tampa labai kritiški. Būtent dėl intelekto pažangos jie labai, tas kritiškumas tas yra nukreiptas visur, tiek į jų pačių elgesį, tiek į draugų elgesį, tiek į tėvų elgesį ir panašiai. Ir tai yra susiję ir su pagerėjusia kalbinė raiška. Vaikai yra labai gerai jau įvaldę kalbą, jie tikrai pilnai gali išreikšti daugybę savo vidinio pasaulio kalba. Ir būtent tai yra kritinis amžius, nes dėl tos intelekto pažangos ir dėl kritiško savo gebėjimų piešti vertinimo, susidomėjimas piešiniu smunka. Na, tyrinėtojai yra pastebėję, kad, tarkim, iki maždaug 11-13 metų vaikas tikrai turi gan didelę motivaciją piešti. Apie 12-13 metus ta motivacija ženkliai krenta. Ir paskui, jeigu jiems yra suteikiama pagalba, jeigu yra paaiškinamos tos perspektyvos taisyklės, arba jie atranda kažkokiu kitokiu būdu išreikšti ir pasinaudoti dailės išraiškos priemonėmis, tada vėlgi susidomėjimas gali pakilti, bet jau nebe tokiam plačiam vaikų ratui. Kai kuriems vaikams tai yra ir noro piešti pabaiga. Na, kas atsitinka vaizduojant žmogaus figūrą? Žmogaus figūroje jau yra vaizduojami sąnariai, jau mes galime pastebėti, kad kūnas gali atlikti judesius tam tikrus, reiškia, vaikas gali pastebėti, kaip keičiasi kūno proporcijos, kaip keičiasi kūno matmenys ir taip toliau. Yra tos pastangos stebimos ganėtinai ryškiai, kad jis nori įvesti tą perspektyvos vaizdavimo būdą, tai reiškia, jis nori įvesti tą trečiąjį matą, tolimi daiktai santykinai vaizduojami mažesni, na ir vartoja horizonto simbolį.
Spalva taip pat yra vartojama adekvačiai, keičiant ją, kad būtų galima perteikti nuotolio įspūdį ir nuotaiką. Na va, 11 metų mergaitės piešinys mano augintinis, ar ne? Galime kaip ir įtarti, jog čia štai vat pasibaigia žemės kraštas, čia galbūt yra tekantis upė arba ežeras ir toliau mes matome tą horizonto liniją, ant kurios dar išdėstyti medžių viršūnės, galime įtarti, kad tai jau ir yra ta horizonto linija, bet vėlgi atrodo, kad ji yra išnykstanti ir neaišku, ar tai yra besileidžianti saulė, ar tiesiog kažkoks tai vaivorykštės gabalas. Jeigu tai yra besileidžianti saulė, tai gali būti, kad už to miško dar yra vaizduojama pieva ir tada va, ta horizonto linija yra lyg ir čia pasibaigianti. Na, pats tas piešinukas tikrai labai puikiai sukomponuotas, nes centre mes matome mergaitės figūrą su savo augintiniu, štai vat kaip yra išreikštas judesys, ar net tas šuniuko apkabinimas, sukryžiuotos kojos, nors atrodo, kad tas dar vaizdavimas nėra labai žmogaus kūno proporcingas, bet mes tikrai galime pajusti, kad na vat tokio atsipalaidavimo toje kūno pozoje pavaizduotoje tikrai yra. Ir tas artimas ryšys tarp mergaitės ir jos augintinio irgi taip pat pakankamai gerai atskleistas, nes tiek viena figūrėlė, tiek kita figūrėlė yra pasisukusios viena į kitą ir ypatingai tas vat šuns prisirišimas prie savo šeimininko tikrai labai puikiai perteiktas. 12 metų berniuko piešinys. Na, bet matome fantastinį gyvūną, drakoną, ar ne? Iš vienos pusės galim atrodyti, kad tai yra gan plokščias tas piešinys, bet tikrai mes matome tą toliau esančią koją, kuri yra vaizduojama trumpesnė. Tai reiškia, drakonas turi apimtį, galime pamatyti, kad na, truputėlį yra toks bandymas lyg ir šešėliuoti, labai puikiai išvesta uodega ir kadangi jie įsiterpia tarp kojų, tai antroji ta koja ją užstoja, jinai yra nevaizduojama, reiškia vaikas jau suvokia tos santykius, kad tai, kas yra užstota, mes to negalime matyti, tai yra paslėpta, reiškia šito piešinėje rodyti nereikia. Kai kurie vaikų piešiniai būna rentgeniški ir jie iš tikrųjų, na, vat atrodo, kad rentgeno spindulys tarsi peršviečia viską ir nepaisant to, kad, tarkim, čia būtų užstota ta koja, vis tiek būtų pavaizduota. Tai yra tikrai tokių piešinių. Bet šiuo atveju realybės tas suvokimas yra tikrai adekvatus jau paauglio piešinyje. Na ir 13-17 metai, tai yra paauglystės krizė, kuri ir atneša tą domėjimosi piešinio nuosmukį. Jeigu vis dėlto vaikas išlipa iš tos paauglystės krizės, tai išlipa paprastai padedant dailės mokytojų, kitų mokytojų, kurie jam tiesiog atskleidžia kitas raiškos paslaptis. Na ir kas yra būdinga vaikams tuo metu, kad jie tikrai turi gan didelių ambicijų, yra pilni energijos, siekia tų romantinių tokių idealų, stebi vieni kitus, labai stipri yra to paties amžiaus vaikų grupės įtaka, reiškia, jiems labai svarbu yra kitų, jų bendraamžių nuomonė. Na ir žinoma, čia prasideda lytinis brendimas. Tai žmogaus figūrai, kas yra būdinga, kad jie yra vaizduojama kokiame nors veiksme, kažką veikianti, gali būti puikiai atskleidžiama sąveika tarp kitų žmonių, nes vaikai geba įsijausti, geba susitapatinti. Taip pat daug dėmesio skiria aprangai, kostiumui, ritmui, šokiui. Na, erdvė jau vaizduojama yra perspektyvoje. Gali būti, kad ji yra arba ta vadinama regimoji, kada mes ją labai aiškiai matome ir tikrai su visomis perspektyvos taisyklėmis, arba reikšminė, kada mes galime skirti labiau santykius išreikštus, bet tam tikras užuominos tos perspektyvos, bet ji gali būti ne taip akivaizdžiai stebima. Na ir sudėtingi spalvų mišiniai, nebūtinai tikroviški, gali atskleisti taip pat ir nuotaiką ir jausmus. Na va, 16 metų mergaitės piešinys Negaliu tavęs pamiršti. Ir čia galime pamatyti, kaip
puikiai perteikta yra medžių perspektyva, kai puikiai suprasta yra, kokia struktūra yra eglės ir to miško, kuris yra sudarytas iš eglių. Štai vat vandens didžiulis telkinys atrodo iš tikrųjų tokia nostalgiška ir nuotaika ir tų dviejų susiglaudusių figūrėlių toks vaizdas. Piešinio tavo perspektyva yra perteikta nuostabiai, tikrai tokia labai įtikinanti yra. Na ir nepaisant to, kad, tarkim, dangaus ten spalva visiškai sutampa su ežero spalva ir toliau esančių eglių spalva irgi taip pat atrodo nedaug kuo skiriasi nuo arčiau esančių eglių spalvos, tik tiek, kad arčiau esančios eglės jos yra gerokai tamsesnės. Bet tas perspektyvos nuotolis, kad toliau esantis miškas yra paprastai melsvai pilkas ir nebesimato to žalios spalvos, tokie santykiai dar nėra įtvirtinti. Ir 13 metų mergaitės piešinys taikos tema. Čia jau matome tą reikšminę perspektyvą, kuri iš dalies, aišku, mes galime pamatyti ir tą regimą perspektyvą, nes tikrai matosi tolumoje nupiešta kažkokia piramidė ar sprogstantis pastatas, bet kodėl sakau, kad tai yra reikšminė perspektyva, nes labai gerai atskiria tai, kas yra taikoje ir tai, kas yra kare. Ir čia mes galime tokius simbolius atrasti, kad tai, kas yra agresija, tai, kas yra karas, labai galbūt siejasi iš dalies ir su religinė tematika, pragarų pavyzdžiui, nes atrodo, kad tie simboliai, kurie yra čia vaizduojami, primena šiek tiek biblinį personažą, tai yra tą gobtuvą ant galvos ir tuos tokius rūbus, kurie yra tarsi apsiaustai, ta tokia ganytojo lazda, avys, balandis, tai daugiau tai yra ta reikšminė perspektyva atskirianti gėrį ir blogį, parodanti santykį ir pasirinkimą kartu tarp to gėrio ir blogio, negu kad ta jau regimoji perspektyva reikšminė. Nors be abejo jos užuomazgų taip pat yra ir jeigu štai čia priekinėme plane yra avinėliai, tai jau tolimame plane jie yra vaizduojami kaip taškeliai. Na ir dar 15 metų vėlgi to paties berniuko piešinys, tik jau kitoks drakonas, čia jau matome, kad jis yra pozoje, tikrai labai aiškiai judantis ir šešėliavimas prasideda, kūno apimties vaizdavimas, labai detalus, su įvairiausiais tais odos nareliais ir štai čia drakonas jau su savo uodega netrėžia žemės paviršių, galime atkreipti dėmesį, kad šešėlis, kuris yra arčiau, jis yra tamsesnis, toliau esantis šešėlis yra šviesesnis, reiškia visi tie tokie požymiai, kurie rodo gilumą, kurie rodo perspektyvą, yra tikrai labai, labai svarbus. Taigi, kai mes apibendriname tą pažintinę raidą, kuri atsiskleidžia vaikų piešiniuose, tai galime sakyti, kad labai svarbu yra vizualinis suvokimas, tai yra suvokimo gebėjimų ugdymas, nes iš tikrųjų stebėdami aplinką, analizuodami tas struktūrinės objektų dalis, stebėdami santykį tarp arčiau esančių dalykų, toliau esančių dalykų, vaikai tobulina tą vizualinį suvokimą ir atranda daugybę įvairiausių tokių pastebėtų detalių, požymių, tai kartu ir to jautrumo aplinkai ugdymas. Be abejo, kad visą tai, ką jie pastebi, nugula jų vizualinėje atmintyje, nes jeigu jie sugeba iš vaizduotės nupiešti piešinius ir sukurti kažkokią kompoziciją, tai be abejo, kad turi remtis tais vaizdiniais, kurie yra nugulę į vizualinę atmintį. Nes piešimo metu tas žvilgsnis nuolatos yra švytuoklinis tarp to, ką vaikas nupiešia ir tarp to, ką jis turi omenyje. Reiškia, tas nuolatinis žvilgčiojimas pirmyn atgal nuo piešinio į tai, ką aš turiu omenyje, jis vyksta. Ir čia yra didelė interakcija, didelės tokios apimties psichinis procesas, kuris įtraukia ir dėmesį, ir atmintį, ir prisiminimus, ir mąstymo procesus.
ir vaizduotė ir taip toliau. Tai kitas punktas tai yra vaizduotė ir fantazija, tai yra gautos ir saugomos vaizdinės informacijos apdorojimas ir derinimas. Taip pat stebėdamas savo piešinį vaikas atlieka tą metakognityvinę veiklą, tai reiškia, kad jis vertina savo piešinį, tobulina, svarsto, kas būtų geriau ir kas labiau tiktų tai minčiai arba tam vaizdiniui išreikšti. Taip pat yra motorinė kontrolė, motorinis valdymas, nes be abejo, jeigu būtų smulkiosios motorikos kontrolė labai prasta arba labai neišvystyta, tai mes tikrai negalėtume turėti tokių turtingų tų tokių vaizdinių ir turtingų tokių tikrai įspūdingų piešinių, kuriuos paaugliai gali sukurti. Be abejo, piešiniuose išryškėja ir emociniai įspūdžiai, kurie yra iššaukti daiktų arba įvykių, todėl kad dažniausiai ta pirminė mintis, kuri gimsta, kuriant piešinį, ir išplaukia iš tos emocinės patirties. Ir be abejo, vaikams yra svarbu vertinimas ir įsivertinimas, tai yra tiek jiems patiems suvokiant savo piešinį, tiek, tarkim, išgirsti įspūdžius iš kitų bendraamžių arba pedagogų, kaip jų sukurtą piešinį vertina ir kiti. Taigi, tam, kad būtų realizuotas ir nupieštas piešinys, reikia kelių psichologinių, kognityvinių ir motorinių procesų. Dabar norėčiau parodyti, jeigu tik tai man pavyks, bet atrodo, kad nelabai. Tai galbūt mes tada nukeltume jau praktinio užsiėmimo dalį. Iliustruotą tiesiog vaiko piešimo procesą, kuriame kaip tik ir galėtume konkrečiai pastebėti, kur prasideda tas vizualinis suvokimas, kur mes galime aptikti vizualinę atmintį, jo vaizduotę, fantaziją, kur galėtume pamatyti jo apmąstymus, tai yra tą metakognityvinę veiklą, ir tą motorinę kontrolę. Tai pavyks dabar nėra man kaip parodyti. Taigi, dar šiek tiek apie spalvas. Kokiu nuoseklumu yra įsisavinamos spalvos. 2,5–3 metų vaikai įsisavina chromatinės spalvas, 3–4 metų vaikai mėlyną ir geltoną spalvas, po 4 metų atsiranda raudonai žalia ir iki 6 metų visa spalvų gama. Ir dabar socialinės emocinės brandumo komponentės. Tai socialinė ir emocinė brandumo komponentės apima vaikų vidinio pasaulio, jų išgyvenimų ir juos supančio pasaulio suvokimo bei vaiko patirties su daiktais ir bendravimo su suaugusiais atspindi piešinyje. Ir kaip tai atsispindi piešinio interpretacijos kryptyse. Tai Vidlošė skiria 3 skirtingus piešinį išreiškiamų jausmų ir charakterio aspektus. Mes piešinėje galime stebėti vaiko ekspresiją, galime stebėti projekciją ir galime stebėti naraciją, tai yra ką jis pasakoja savo piešiniu ir ką jis pasakoja mums apie savo piešinį. Zlatevas skiria šiek tiek kitokius piešinio analizės aspektus. Ji nurodo, kad taip, yra svarbi ekspresijos kryptis, yra svarbus vaizdinio plėtojimas, tai yra kaip vaikas plėtoja vaizdinį, erdvės dimensija, kompozicija ir tema. Ir be abejo, kad šitie dalykai, kuriuos minė Zlateva, yra susiję ir su amžiaus tarpsnio periodizacija. Tai tiek vaizdinio plėtojimas, tiek erdvės dimensija labai priklauso nuo vaiko akies rankos koordinacijos ir nuo sugebėjimo pastebėti, kaip realybėje keičiasi vaizdas, kaip iš tikrųjų atrodo tie objektai, kurie yra arčiau ir kurie yra toliau. Tai jo gebėjimas sudėlioti į vientisą kompoziciją štai tuos vaizdinius tikrai labai atskleidžia jo gebėjimą dirbti ir su vaizdiniais, ir su erdvės požymiais, kurie gali būti piešiniuose išreiškiami.
Na va, tai dabar piešinio interpretacijos kryptys. Iš tikrųjų, tiriant vaikų piešinius būtina visada pasikalbėti po to, kai jie piešinį nupiešia. Kuo vaikai auga, tuo geriau jie supranta piešimo užduotį ir pateikia tinkamą atsakymą. Ta jau pastebėjo Liuke, nekalbėjau aš apie šitą autorių, dargi 1913 metais, taip pat ir Priežoje pakankamai seniai. Na, vat ir šita išvada rodo, kad piešinys pagal temą ir pokalbis apie jį galėtų būti tinkamesni nuo 4 metų amžiaus ir vyresniems vaikams. Reiškia, vaikams, kurie yra mažesnio amžiaus, gali būti sunku, kaip ir sakiau, vaikams iš tikrųjų ir lengviau išreikšti piešiniu, negu kad papasakoti apie jį. Tai kalbinti ir klausinėti mažesnį negu kad 4 metų amžiaus vaiką kartais gali būti netikslinga. Žinoma, nesakau, kad tai nereikėtų bandyti, bet tai tikrai gali būti netikslinga. Na ir čia šone matote Berti ir Sigala nurodytą interviu apie piešinį stenogramos tokį protokolą. Aš išverčiau jį į lietuvių kalbą ir mes galėsime dabar po teorinės paskaitos jį išbandyti. Na ir ekspresinė piešinio reikšmė. Taigi, matome tą žmogaus figūrą, kuria turi užtušuotą veidą ir iš tikrųjų psichologai teigia, kad štai vat tas toks labai sodrus kažkurios kūno dalies užtušavimas reiškia, kad vaikas išgyvena prastas emocijas, gali turėti traumą, pavyzdžiui, būti labai sutrikęs, supykęs ir panašiai. Tai paprastai tokie, ar tarkim būtų spalvoto pieštuko, ar flomasterio, ar kažkokios tai kitokios priemonės paspaudimai ir tokie ryškus paspaudimai, nes čia galime štai piešinėje stebėti, jog galvos kontūras, jis nėra nupieštas ryškia tokia spalva, ryškiausia spalva yra būtent užtušuotas veidas. Tai gali būti, kad šitas personažas kėlė vaikui labai daug nerimo, streso, pykčio, agresijos, bet negatyvių jausmų. Ir jeigu mes, tarkim, kalbėtume ir klausinėtume vaiko, tai pirmiausia reikėtų paklausti, kas tai yra per žmogus, kurį jis čia vaizduoja. Ar jisai pats tapatinasi su savimi, ar tai yra kažkas kito. Ta santykį tarp štai vat vaiko ir to nupiešto objekto būtinai reikėtų išsiaiškinti, nes jeigu čia jis vaizduoja save, tai tokiu atveju galime įtarti, kad yra labai prastas savęs vertinimas, kad galbūt net yra tam tikri autoagresijos požymiai, nes akivaizdu, kad vaikas gali nekęsti savęs paties. Jeigu tai yra kitas kažkoks objektas, tai tokiu atveju, ką tas kitas yra padaręs vaikui. Iš kur tas toks nerimas, sumišimas, tokia vat toks nepasitenkinimas, pyktis ir galbūt agresija iš kito žmogaus arba yra patirta, arba jam yra jaučiama. Tai tą santykį būtinai reikėtų pabandyti išsiaiškinti pokalbio metu. Projekcinė reikšmė. Na, bet ir projekcinė reikšmė galbūt ne visada gali būti aiški. Mes dažniausiai tą projekcinę piešinio reikšmę galime pastebėti ne pirmame piešinyje, kurį matome, bet kai turime, pavyzdžiui, to paties vaiko keletą piešinių ir galime juos palyginti tarpusavyje, arba galime pastebėti, kad kai kurios piešinio temos nuolatos kartojasi. Tai šiuo atveju jau pristatau darbus iš savo disertacijos su sutrikusio intelekto vaikais ir kairėje pusėje esančiame piešinėje galime pamatyti maždaug 19-18 metų mergaitės, kuri buvo turinti Dauno sindromą, piešinį kaime. Tai tie piešiniai nuolatos kartodavosi, todėl kad jinai mėgo būti kaime, jai ten buvo gera, turbūt būdavo įvairiausios tos veiklos, kuri patraukdavo jos dėmesį ir jautėsi pakankamai laiminga.
Tuo tarpu mokykloje buvo daug reikalavimų ir ne tik tais išmokti, bet namuose taip pat ir iš tėvų pusės, nes turėjo pakankamai griežtus tėvus. Tai va, ta būsena kaime jai buvo pati geriausia. Ir tas piešinys kaime, arba aš esu kaime, arba dar visokiausiais kitokiais pavadinimais ir pavadinimų variacijomis buvo nuolatos besikartojantis. Kito berniuko Simo piešinys, mano šeima žiūri įrašytą į video Rasos balių. Na, vat, abu vaikai turintys intelekto sutrikimą. Ir šiuo atveju Simas tikrai turėjo žymų intelekto sutrikimą, tai galime mes pamatyti, kad jo piešinyje žmonės yra vaizduojami tuo galvakojų, tai yra galva, didelės akys, lūpos arba burna ir iš čia išaugančios kojos. Kai kurios žmonių figūrėlės turėdavo plaukus ir rankas, kai kurios turėdavo tik tai kojos. Na ir ne visose žmonių figūrėlės yra vaizduojamos burnos, tai čia galime pamatyti, kad tų burnų nėra. Na ir kaip pats Simas pasakojo, čia yra televizorius, tai reiškia, visa šeima susėdė aplinkui, žiūri tą televizorių. Vėlgi, perspektyva kaip tokia, jos iš dalies jinai yra, nes vaikas sukomponuoja aplinkui kažkokį tai kvadratą, tos žmonių figūrėlės, kurios čia žiūri tą video, ar ne? Bet iš kitos pusės mes galime pamatyti, kad tai yra tarsi žiūrėjimas iš paukščio skrydžio. Vaikas atrodo projektuoja visas tas figūrėlės tarsi plokštumoje, tarsi žvelgdamas iš viršaus. Tai dabar kur šita projekcija, tai jeigu Litos piešinyje, kaip sakiau, atsiskleidžia projekcija su ta vieta, kuri jai yra patinkanti, saugi, nešanti džiaugsmą, laimę, pasitenkinimą, tai šiuo atveju šeima Simui irgi taip pat buvo tikrai labai reikšmingas dalykas, buvimas kartu su šeima, kažkokios tokios bendros veiklos turėjimas jam taip pat buvo labai svarbus patyrimas. Tai kai žinai vaiko pomėgius, kai žinai, kur jam yra gera, kur jam yra prastai, iš tikrųjų tada gali suprasti, kad piešinys atspindi būtent savo emocinius išgyvenimus ir emocinės būsenas. Ir tai ir yra susijęs su projekcija. Na ir naracinė piešinio reikšmė, kaip jinai atsiskleidžia to paties berniuko Simo piešinyje. Galima buvo pastebėti, kad ir tame piešinyje, kuris buvo pavadintas Mano šeima žiūri įrašytą į video Rasos, atrodo, balių, ir dabar tiksliai nebeatsimenu, tai irgi taip pat tas pasakojimas atsiskleidžia. Ir iš tikrųjų, kai mes turime piešinį ir bandome jį interpretuoti, visos trys piešinio analizės arba interpretacijos kryptis, jos tikrai yra viena šalia kitos. Mums tik tai gilinantis arba į piešinio pavadinimą, arba į, tarkim, panaudotus štrichus ir linijas, kurias vaikas naudoja, arba į tą emocinę būseną ir jos santykius su šeima ir artimaisiais, mes tik tais tada galime išskirti tas interpretacijos kryptis, o piešinėje jos visos yra dažniausiai viena šalia kitos ir kartu. Tai dabar ta naracinė interpretacijos kryptis atsiskleidžia būtent per piešinio pavadinimą, nes jeigu mes renkame, tarkim, vaiko piešinius ir juos fiksuojame, tai yra renkame chronologiškai, kelintas numeris yra, kokia data yra to piešinio ir taip toliau, tai tikrai galime pamatyti, kad vaikas savo piešiniu pasakoja svarbiausius jo gyvenime nutikusius įvykius. Ir štai šitą piešinį Simas nupiešė grįžęs iš po kalėdinių atostogų. Kažkodėl jis prisiminė, kad mokytojas Domas, dabar tiksliai nebepamenu tos situacijos, bet atrodo vasaros atostogų metu,
na, vat, nuskendo, ar kažkoks kitas nelaimingas atsitikimas buvo, aš dabar tikrai nebegaliu atgaminti, bet santykis su tuo mokytoju Simo buvo tikrai labai geras. Ir grįžęs iš pokalėdinio atostogų į mokyklą, specialią mokyklą, jis prisiminė, kad, na, vat, su to mokytoju jis turėjo kažkokių tai ryšių, gal dėl to, kad į tą patį kabinetą atėjo, gal pamatė kažkokį tai asociacinį daiktą atėjęs į mokyklą, bet jis prisiminė, kad mokytojas Domas nuskendo, kad jam kažkas atsitiko ir, na, pabrėždamas tą savo pozityvų santykį, jisai tiki, kad mokytojas Domas nukeliavo į dangų. Ir čia mes galime pamatyti žmogaus figūrą, kuri turi labai stipriai pražiotą burną, galbūt šaukianti, nes atrodo, kad ten dar galima pamatyti ryklę, akis, nosį, iš galvos išeinančias kojas ir net keletą tų kryžių, kurie vat, rodytų arba būtų mirties, nukryžiavimo, bažnyčios, religijos simboliai. Tai štai piešinio pavadinimas iš tiesų, na, turi atspindį su tais vaiko naudotais simboliais, kurie gali išreikšti, tą vat netektį, kurią Simas jautė ir su kuria norėjo pasidalinti ir su manimi. Na ir kitas irgi taip pat Simo piešinys, tai pavadintas mokytojos Aldonos dukra Rūta Agnė su juodais džinsais. Tai, na, vat, vėlgi, klausinėjant vaiką apie piešinį, pavyko išsiaiškinti, kad kažkokios ekskursijos metu mokytojos dukra Rūta važiavo kartu, buvo apsivilkusi juodais džinsais, jinai berniukui tikrai labai patiko ir jis matyt, na, bandė užmegzti kažkokį draugystės ryšį. Tai čia vat, galime pastebėti, kad yra kelios na, žmonių tos figūrėlės, jos jau turi galvą, turi kūną, reiškia ne tik tais, kad iš galvos išauga kojos, turi kūną, turi rankas, kurios vėlgi dėl intelekto sutrikimo vaizduojamos išaugančios iš galvos, ne iš kūno, ir tos kojas yra stipriau užtušuotos ir tas tušavimas gali reikšti, kad vat, būtent čia yra tie juodi džinsai. Tai Simas mėgdavo tas figūrėlės pakartoti, tai reiškia dabar neaišku, kuri ta vat yra Agnė su juodais džinsais, kuri tai yra Rūta, kur jis yra pats tame piešinėlyje ir be abejo klausinėjant, na, būtų pavykę tai išsiaiškinti. Taigi piešinio interpretacijos kryptis. Iš tikrųjų mes galime pabandyti jas išskirti tada, kai analizuojame vaiko kūrinį ir galime pasinaudoti panašiais klausimais, apie kuriuos aš jums praėjusios temos metu ir kalbėjau ir kuriuos pristačiau. Tai yra pirmiausiai, ką mes matome kūrinyje paveiksle, kokie objektai yra vaizduojami kūrinyje paveiksle, ką galime apie juos pasakyti, į kurią kūrinio dalį pirmiausiai atkreipiame dėmesį, ką galime pasakyti apie kūrinio kompoziciją, kokios išraiškos priemonės buvo naudotos ir kokią semantinę prasmę šios išraiškos priemonės transliuoja. Na ir jau tada apibendrinantis, bet paskutinis tas klausimas, ką šiuo kūriniu paveikslu, jo išraiškos priemonėmis arba kompozicija norėta pasakyti. Taigi, kai mums reikia analizuoti vaiko piešinį, mes turėtume kreipti dėmesį į keletą tų piešinio elementų, kurie gali būti reikšmingi ir kurie gali kažką mums kalbėti apie piešinį. Jeigu mes duodame vaikui laisvai pasirinkti temą, tai stebėkime, kaip jis ją renkasi. Ar tarkim svarsto, kiek laiko tas svarstymas trunka. Ar tarkim jis nusprendė, ką jau pieš ir to savo sprendimo nekeitė. Ar kaip tik tais atvirkščiai. Iš vieno sprendimo buvo pereita prie kito sprendimo, reiškia buvo atsisakyta. Tai, na, vėlgi gali kilti klausimų, kodėl. Galbūt per sunku buvo pavaizduoti tą pirminį sumanymą ir jis tiesiog pasirinko paprastesnį. Ir čia gali būti tikroji tiesa, nes iš tikrųjų tas temos keitimas gali būti susijęs su tuo, kad, na, vaikui kažko stokoja arba jis jaučia, kad kažko negalės padaryti.
koks herojus yra vaizduojamas, koks vaiko santykis su ta vaizduojama tema arba su tuo herojumi išryškėja. Ir jeigu mes turime galimybę stebėti ne vienkartinį vaiko piešimo procesą, bet pavyzdžiui, tiesiog tai yra mūsų artimas vaikas arba, tarkim, mūsų klasėje besimokantis vaikas, kada mes užrašome piešinių sukūrimo datą, tai taip pat ir pavadinimą galima tada suprasti, kaip dažnai ta pati tema yra renkamasi. Nes jeigu ji yra ne vienkartinė, bet pasikartojanti, tai reiškia, kad kūrinio tema talpina kažką tai tokio labai aktualaus iš vaiko gyvenimo. Ir jau tada mes galime įtarti, kad tai yra projekcija. Kad tai yra projekcija arba naracija, ką vaikas nori mums papasakoti, arba kokį tą jausminį santykį arba kokį tą emocinį santykį, socialinį santykį jis mums nori atskleisti. Vaizduojamo objektų dydis proporcijos. Labai svarbu pastebėti, koks yra pagrindinio herojaus dydis. Ar jis yra labai didelis, ar jis yra labai mažas. Galbūt visos figūrėlės bus mažos, o pavyzdžiui, tas pagrindinis herojus bus šiek tiek didesnis. Tai irgi taip pat sako jau apie tai, kas yra svarbiausias piešinyje ir kas čia yra pagrindinis. Ar pagal amžių autorius yra pajėgus, kaip įmanoma, taisyklingiau pavaizduoti objektus. Jeigu ne, tai tada galime įtarti, kad jeigu mes matome, kad tas vaizdavimo būdas tikrai pagal amžiaus tarpsnį atsilieka, tai tada tikrai galime įtarti kažkokį raidos sutrikimą, nes paprastai tas funkcinis amžius ir biologinis amžius esant raidos sutrikimams išsiskiria. Ar yra iškraipomos proporcijos? Tai gali būti susiję, jeigu jos yra iškraipomos, gali būti susiję su prasta akies rankos koordinacija arba, tarkim, su tuo prastu vizualiniu suvokimu. Tai reiškia, kad vaikui iš tikrųjų jis galbūt net nekreipia dėmesio į tą formą. Jeigu jis kreiptų dėmesį ir jeigu jis tikrai norėtų tą formą pavaizduoti kaip galima geriau, tai be abejo tų iškraipytų proporcijų nebūtų. Ar kitų objektų proporcijos taip pat yra iškraipomos? Jeigu ir kitų objektų proporcijos yra iškraipomos, reiškia, kad jau tada galime įtarti, kad yra akies rankos prasta koordinacija arba prastas vizualinis suvokimas. Bet jeigu tik tai vieno herojaus proporcijos yra iškraipomos, tai akivaizdu, kad yra negatyvus santykis vaiko su tuo herojumi. Ir čia taip pat slypi ta projekcinė interpretacija. Koks pagrindinio herojaus ir kitų objektų santykis? Tai kalbėdami su vaiku apie jo piešinį ir taip pat stebėdami, kuris objektas yra toliau, kuris yra arčiau, mes galime tai išsiaiškinti. Linija. Kokia yra linija? Ar ji yra tiesi, ar banguota, ar lūžinėjanti, ar aštri, minkšta, trūkinėjanti, stora, plona, ryški, neaiški ir taip toliau. Mums svarbu į tai atkreipti dėmesį. Jeigu linija yra plona, trūkinėjanti, tokia neryški, neaiški, tai tada galima įtarti, kad vaikas turi labai daug nepasitikėjimo savimi ir tokio didelio neryžtingumo, jam trūksta drąsos. Ir atvirkščiai, jeigu linija yra tokia ryški, stora, aštri, tai reiškia, kad to pasitikėjimo ir tos drąsos vaikas turi daug, galima įtarti, kad jis tikrai gerai save vertina arba aukštai save vertina, yra drąsus, pasitikintis ir nedvejojantis. Jeigu dabar tyrinėti, kokie objektai yra nupiešti, tai svarbu pasižiūrėti, ar visų objektų linija yra tokia pati, vienoda, o gal skiriasi. Jeigu mes matome, kad vienas yra nupieštas ryškiau, o kitas ne taip ryškiai ta linija banguota ir laužyta, reiškia, yra kažkoks tai santykis emocinis tarp tų dviejų objektų ir mums tada pokalbio metu reikia klausti ir analizuoti, ryškintis, kas čia yra, kas už to slypi. Kuriuose kūrinio vietose linija yra ryškiausiai matoma ir pabrėžianti objektą. Taip pat yra ganėtinai svarbu. Kaip yra naudojama spalva? Kokios spalvos sudaro kūrinio koloritą? Kokia spalva dominuoja? Ar tas objektas, kuris yra pagrindinis, yra tapomas kokiamis nors išskirtinėmis spalvomis ir ar jos yra adekvačios realybei? Kaip spalva yra naudojama kūrinyje, dekoratyviai ir tapybiškai. Tai daug ką gali pasakyti apie vaiko vizualinį suvokimą ir apie jo
ir taip pat ir pažintinius arba kognityvinius gebėjimus. Kompozicija dvimatėje ir trimatėje erdvėje. Ar vaikas naudoja tą trijų matavimų erdvę? Jeigu jau naudoja, tai aišku, kad jo intelektinės operacijos yra aukštesnėme lygyje ir jis yra aukštesnėje raidos pakopoje. Jeigu naudoja dvimatę erdvę, tai akivaizdu, kad jis yra žemesnėme tame raidos lygyje ir tai gali būti iki scheminis piešinys arba schematinis piešinys, kada vaikas ateina į mokyklą pradinėse klasėse. Ar pagrindinis herojus atsiduria popieriaus lapo centre, ar tarkim jis atsiduria kažkokioje kitoje popieriaus lapo vietoje. Kas supa kūrinio centrą? Nes paprastai centras yra pagrindinė vieta, kur krenta žvilgsnis. Jeigu ten yra tuščia, o aplinkui kažkas išdėstyta, tai tada galvokim, ką tą savo kompoziciją vaikas norėjo pasakyti. Ir kai suvedame viską į vieną, tai yra liniją, spalvą, temos pasirinkimą ir kompoziciją, tada mes galime pabandyti suprasti, kokią tą prasmę ar pagrindinis herojus, ar apskritai vaiko piešinys mums transliuoja ir ką mums atskleidžia dydis, proporcija, panaudotų kūrinyje linijų, spalvų santykis. Ir autoriaus emocijos taip pat kūrybos metu, ar kūrinys yra lydimas kažkokių emocijų, ar mes galime jas stebėti, kokie autoriaus judesiai lydi kūrybos procesą, ar jie, pavyzdžiui, yra nervingi, ar jis dažnai ten kasosi galvą, ar galbūt tas galvos kasimas jis reiškia, kad jis yra sumišęs, jam kažko stokoja, jis kažko stokoja arba nežino, kaip pasielgti ir panašiai. Kaip autorius jaučiasi kūrybos pabaigoje, ar tarkim, sako, aš jau nupiešiau viskas, čia pasiimk tą piešinį. Tai reiškia, kad jam sunku buvo iš tikrųjų, kad privertė pats tas piešinys ar pasirinkta tema taip jau įsijausti ir stipriai pagalvoti. Ar buvo kūrybos metu tokių objektų, kuriuos jis bandė taisyti, perpiešti, užtrinti, sunaikinti ir panašiai. Tai visi tokie pastebėjimai turėtų būti stebėjimo protokole užfiksuoti, nes tai gali būti susijęs su emociniais išgyvenimais arba su tuo teigiamu arba neigiamu santykiu su herojumi, kuris yra nupieštas. Ir visiškai pabaigoje dar noriu parodyti keletą komponavimo tokių padėčių, kurios taip pat gali būti reikšmingos. Tai įsivaizduokim, kad štai popieriaus lapas ar ne yra ir čia yra svarbiausia kažkokie objektai nupiešti būtent štai šitame kampe. Visas kitas popieriaus lapas yra tuščias. Tai tuo projekciniu aspektu būtent šita popieriaus lapo vieta yra siejama su fantazijomis, svajonėmis ir lūkesčiais. Kita padėtis visiškai priešinga. Popieriaus lapo apačia. Jeigu mes matome, kad piešinys yra štai čia patalpintas arba kažkoks tai pagrindinis herojus, objektas yra nupieštas būtent šitoje vietoje, tai tada reikšmės yra tokios, kad tai yra realybė, stabilumas, pasitenkinimas esama padėtimi, bet kartu ir menkavertiškumas ir gali būti kažko pabaiga. Jeigu yra maždaug per vidurį, bet matome, kad piešinys yra sukoncentruotas į kairę pusę. Tai yra praeitis, nugrimzdimas į prisiminimus, regresas į praeitį, santykiai su motina, prisirišimas prie motinos, atsitraukimas atgal, toks negatyvus išgyvenimas, gal ir depresyvus išgyvenimas ir taip pat jausmai. Ir kai dešinė popieriaus lapo pusė, tai yra ateitis, progresas, santykiai su tėvu, sekimas tėvo pėdomis, vertybėmis ir veiksmais. Ir visiškai pabaigoje noriu grįžti prie to, ką jau jums rodžiau. Tai vaiko brandumą mokykloje atskleidžia keletą komponenčių. Tai yra fizinė, psichinė, socialinė, emocinė, kalbinė ir pažintinė. Ir fizinė komponentė yra susijusi su akies rankos koordinacija, gebėjimu nupiešti grafinės formas, atitinkančias realaus objekto struktūrinės dalis,
pažintinė komponentė, tai yra gebėjimas suprasti objektų struktūrą, ją atvaizduojant, pasinaudoti atitinkamomis grafinėmis formomis. Socialinė brandumo komponentė gebėjimas suprasti sutartinės socialinės normas, atrasti joms grafinių formų atitikmenis, pasinaudoti komponavimo dėsningumais. Na ir emocinė brandumo komponentė, tai yra gebėjimas vaizduoti emocijų raišką dailinės raiškos priemonėmis, linija, spalva, forma piešinyje. Tai būtų tiek iš mano paskaitos. Ar turėtumėt kokių nors klausimų? Aš gal